Ir labas rytas, vakar turėjome žiauriai sunkų vakarą, greitis labai stipriai krito, stojom Panemuniai, pabuvom biškį prie Sovetsko, Rusijos sienos ir literaliai naktį grįžom į Šilutę. Pasiėmėm šį kambarį, gal netvarkingai atrodo, bet apsitvarkysim prieš išeidami. Tai liko 50 km iki Klaipėdos, kaip ir minėjom, po to cilindro pakeitimo. Motoroleris būtent Deimanto pradėjo žiauriai lėtai važiuoti. Jis važiuoja greitai, jis važiuoja apie 45, kaip ir turi važiuoti, bet labai greitai užkaista ir pagauna šiluminį klyną. Palaukė, vėl tai jau literaliai buvo taip 4 kartus. Tai dabar labai atsargiai važinėjom. Tai vakar mes ant tų 25 km/h, kad nekaistų. Iš Šilutę važiavom, nepilnas 1,5 valandos, tai kosmosas, ta prasme, sušalom į ragą, pavargom, bet va šiandien pavalgėm pusryčius ir esam pasiruošę važiuoti į Klaipėdą. Klaipėdoj turim pakaitinį čiau, kuris, turėtų atlaikyti kelionę ir kelsimės į Perkėlą. Nelabai kuriasi? Anksčiau pavarą. Po 3 klynų, va. Randamės prie Klaipėdos ir radom Lietuvoj ir radom tašę pamestą. Negražiai pasirengėm, išmetėm visus daiktus. Jo, radom telefoną. Tai bandom susisiekti su žmogum. Jam dar kažkas skambino, žinok. Čia vakar. Bet čia visi skambučiai vakar ir čia tokių kirmelių, visokių pilna. Matosi, žmogus žvejybai buvo pasiruošęs. Mes jau Klaipėdoj įveikėme kilometrus. Viso 400 kilometrų gavosi. 400 buvo sava eiga. Aišku, Deimantą yra tekę pastumti. Bet vis tiek abi transporto priemonės įveikė visą šitą atstumą sava eiga. Ir labai dėl to džiaugiuosi. O dabar važiuojam link pakaitinio čiau ir paplepėsim. Truputį persirengiam su Deimantu. Žmonės panašėjam. Esam Senoje Perkėloje, niekada nesikėliau. Važiuojam iki Juodkrantės. Pasiliko mašiną, čiaučiko nepasikeitėm. Manom atkentės šitie ir keliamės. Kaip už dviračius sumokėjom po €7 pirmyn atgal. Nereikės nei jokių mokesčių, nieko. Like moths circling a great light, we began our first ride around the sun. Those nights they tried to tame the dark with lights and Messiah songs. Birds line the telephone wires like travelers waiting before a train. And I see now how wrong I was to hide away from your light.
talk in the dark. How the bell of your voice soothes me. How I built all my towers for you. Clouds wrap scars around. Ir mes Juodkrantėj. Kur tiek pozityvo pas tave, Edvinai. Nulis pozityvo iš tikrųjų. Nemeluos žmonėm, jokio pozityvo nėra. Ne, labai išvargino, bet šiaip tai kilometrai puikiai sukasi, tai manau bus viso prasukta virš 450 km. Kol važiavam, aš skaičiavau maždaug, tai gaunasi, kad mes busim prasukę plus minus su tais, ką važiavam jau 4-7. Nu kažkas tokio gausis, kad nes mums dar grįžti iš Juodkrantės iki mašinos atgal Taip, Klaipėdoj. 4-7 maždaug gaunasi. 470 Nu tai netgi galima gražiai, aišku, per daug čia apvalinam, bet Galima iki 500, kažkur ten nusukam porą kartų, kažkur ten prisiminus, kad mes važiavam vakar į Pagėgius, į Panemunę, pro Panemunę ten, tai Jo. tikrai plus, minus ten, soktanus gaunasi 500 km. tai kai pagalvoji per 3 dienas tikrai nemažai, vidurkį ištraukus, nu gaunasi nepilni 100, nepilni kokie 100-160 km per dieną vidutinis atstumas. Kuro suvalgė, nu tikrai galiu pasakyti, iki 16 litrų, nes mes buvom pasiėmę pusę litro tepalo, o maišome 20 ml litrui, tai tenais mums dar liko virš 100 gramų, tai kaip niekur nieko. O apibendrinimą padarysim mašinai. Sveiki visi atvykę pas mus į podcast'o studiją. Sakiau, kad susitiksime automobilyje ir aptarsime viską, bet visgi sugalvojame, kad būtų labai protinga leisti mums atslūgti emocijoms, pergalvoti ir visą tą laiką, kol mes važiavome iš Klaipėdos atgal į Vilnių, iš kur mes ir pradėjome kelionę, kalbėjome apie vaikystę, kaip susipažinome, visus nuotykius ir netgi nepalėtėme šios temos. Tai kaip matote fone, dabar turėsime puikią progą prisiminti visus savo įspūdžius ir aptarti, kaip mes viską pradėjome. Jo, sveiki. Kas manęs nežino, tai mano vardas yra Deimantas. Edviną turbūt geriau žinote iš jo vlogų, bet turbūt mane jau matėte vlogę, kai važiavome į Klaipėdą su Čiau. Man šita patirtis buvo apskritai nauja. Aš važiavau vieną kartą tik didesnį atstumą su juo ir tai ten buvo apie 100 km. Ir kadangi atsižvelgiant tai, kad ta technika už mane patį yra plus minus dvigubai gal net vyresnė, tai buvo labai sudėtinga nusiteikti, kad važiuosi ramiai, be gedimų. Ir šiandieną pabandysime jums papasakoti apskritai, kodėl mes važiavom, kam mes važiavom ir kaip mums pasisekė nuvažiuoti. Nes iš tikrųjų manau, kad kelionių su tokiais dalykais nėra tiek daug, net jeigu jūs pradėsite ieškoti turinio YouTube, jūs nerasite tiek jo daug, o daiktai tikrai verti dėmesio, kadangi tai yra šiek tiek naujas dalykas Lietuvoje, bet smarkiai ganėtinai populiarėjantis dabar ir manau, kad jums turėtų būti įdomu apie tai išgirsti. Manau, svarbiausia yra padiskutuoti, kodėl iš vis mes tai darėme. Taip, kodėl apskritai mes sugalvojame tai daryti, pradėkime nuo to. Galbūt aš šiek tiek įsiterpsiu iš pat pradžių ir papasakosiu, kodėl man pasirodė tai įdomu. Kadangi aš tavęs gavau pirmąjį pasivažinėti, pasiskolinau Gilerą ir pasivažinėjau su juo, man pasirodė, kad važiuoti mieste su juo yra smagu, ypatingai jeigu tu gyveni didmiestyje. Galbūt, kai tu gyveni rajone, nėra taip smagu važiuoti tiesiu keliu su juo, tačiau važiuoti mieste dviračių takais, ten neviršijant to greičio, nieko. Labai smagu. Vasaros vakarais tikrai gali tapti labai gera pramoga. Tačiau važiuoti kažkur toliau tampa iššūkiu, netgi tie patys 10 km važiuojasi ant tiek ilgai, kad tu galvoji, blema, nu čia iššūkis tikrai. Ir mano galvoje ir pradėjo kirbėti mintis, kad būtų smagu nuvažiuoti kažkur toliau su juo. Galbūt būtų buvę protinga iš pradžių važiuoti kažkur arčiau su juo, bet mes nusprendėme, kad visai smagu būtų pasiekti tai, ką mes turim geriausia Lietuvoje ir gražiausia, nu tai faktas, kad mes turim jūrą. Kadangi mes esam tiek Edvinas arti sostinės, tiek aš pats esu kilęs iš sostinės, ta jūra visada traukia ir norisi iki jos davažiuoti. Galima važiuoti su automobiliu, vežti jį ir pasivažinėti ten apylinkėse, bet vaibas tai ne tas. Tai mano galvoje taip ir sukirbėjo ta mintis, tai manau, kad Edvinas gali plačiau pakalbėti, kaip jinai jau realizavosi ta mintis. Gal svarbu yra paminėti iš tikrųjų, kad ta transporto priemonė, motorinės dviratis, jisai nėra visiškai skirtas ilgoms kelionėms. Tai yra daiktas, kuris skirtas nuo taško A nuvažiuoti į tašką B, bent jau Italijoje tam jisai ir buvo sukurtas.
tačiau suteikti daiktui prasme, ta prasme įveikti tokį atstumą, kurio niekas nedarytų, nes iš šono tai atrodytų kaip kokia labai kvaila idėja važiuoti su tokiais dviračiais tokį tolimą atstumą, ypač tam skyrus tik tai 3 dienas, o kai kilometrų gaunasi virš 400, kur visas mūsų aprangos stilius yra kelios koinės, kelios maikės, triusikai, kelios atsarginės dalis, nes mūsų pirmoji kelioniai, kur važiavome palei Aukštaitiją, mes buvome įsidėję variklį, cilindrą, kameros užkišėję ir kur beveik niekas mums nebuvo naudinga šiuo atveju. Tai šį kartą mes, kaip matote, pasirinkom tiesiog, kad viskas tilptų tik tai į kuprinę, su savimi turėti telefoną, piniginę ir, aišku, atsarginę šiek tiek kuro. Tai svarbiausias yra tai daiktas, kad mes norėjome išbandyti pritaikyti daiktą, kuris nėra tam skirtas. Ir būtent mes tai ir padarėme. Tai galbūt aptarkim pirmus 100 kilometrų. Tai kaip matote, pirmą dieną mes išvažiavome iš Vilniaus. Tai išvažiavus iš Vilniaus toks jaudulys. Ar nepamiršome kažkokio tai daikto pasiimti? Ar namus užrakinom. Aš atsimenu, 3 kartus grįžau namo, pažiūrėti, užrakinau garažą, bet čia būtent viskas iš to streso. Telefonas ten krenta iš to laikiklio, nežinai, ar nesugesi. Ir galbūt aš įsivaizduoju, nežinau kaip tau, bet man buvo didžiausias nerimas, kad bent jau išvažiuočiau iš Vilniaus. Jo, buvo tas taškas, kai turi tokius checkpointus, kur tau reikia juos pasiekti. Aš pamenu, kad kažką aš palikau, dar grįžau namo, aš dar grįžau, kažką palikęs buvau, bet jau dabar nebeprisimenu ką, bet buvau tikrai kažką palikęs, kad mes susitikom ir dar grįžom ten kelius šimtus metrų kažką pasiimti. Aš patikrai norėjau, ar garažą užrakinau. Tai tas pats, kas tau su būtu buvo. Tai tas checkpointas man bent jau asmeniškai buvo, kai mes stojame jau Gariūnuose, tai stojame degalinėje ir tas pirmas checkpointas buvo, kad jau nublemba, jau gan tolokai tada atrodė, kad jau gan tolokai nublemba, čia jau Gariūnai, nuo ten, sakykime, Fabijoniškių yra šiek tiek jau gabalas kelio, bet kaip praktika parodė po to, čia buvo tiek nieko, kad čia tik prasidėjo viskas. Bet man galbūt tas pirmas toks jau realizavimas buvo, kad jau tikrai išvažiavome, tai kai galėjote matyti vlogę pačioje pradžioje, kai ten miške prasideda kadras, tai gal tenais jau buvo tas mūsų pirmas toks stopas buvo ir tas stopas jau atrodė, jau dabar prasidėjo ta kelionė, atrodo, kiek mes čia nuvažiavam, gal 20 km. 30, ne daugiau, bet atrodo jau blemba, čia jau prasidėjo, kadangi mes išvažiavom ganėtinai anksti, čia jau buvo įsidenoję, čia jau apie 12 buvo, gal tada, kai mes buvom, 11-12 buvo, kai mes buvom miške. Ir čia jau, man rodos, prasidėjo ta visa kelionė, bent jau pagal mano pojūčius, prasidėjo jinai būtent šiuo momentu. Ir didžiausias dalykas buvo tai tas jaudulys, nes kai tu jau tik įjungi kamerą filmuoti, mes pradėjome filmuoti ne nuo Vilniaus, o jau kai buvome jau kažkur Trakų rajone, tu jau supranti, kad kelio atgal jau nebėra, jau viskas, tu jau pradėjai ir tu nenori turėsi važiuoti. Mes po to pašnekėsime apie momentus, kur tu esi nepavydėtinoje situacijoje, tu neturi kur dėtis, tau niekas nepadės. Bet būtent tas atskaitos taškas, kad viskas jau dabar yra pradžia ir visa tai yra tavo sekantis, einantis nuotykis ir visi kiti dalykai, kurie nutiks, tai yra viso to vaizdo įrašo dalis. Tai manau, pirmas atskaitos taškas buvo važiavimas pro Trakus, tai Trakai iš aplamai yra kaip miestas, kuris yra atsisakęs iš vis motociklų eismo. Pas mane ant dviračio yra sportinis duslintuvas, tai buvo didžiausias nervas, manau, pro Trakus pravažiuoti, kad mes tiesiog nebūtume susidarę problemų su policija. Tai pravažiavome pro Trakų pilį, iš tikrųjų Trakai ir aplamai jų tas rajonas yra vienas iš gražiausių dalykų, ką galima pamatyti, mes būtent čia jau pro Trakus pravažiavę važiuojame link Kauno. Ir važiuojant link Kauno sustojame į tokį kaimelį. Aš dabar nepasakysiu tiksliai miesto, bet bus parašytas būtent jisai čia apačioj pas mus. Ir mes sustoję šalia to miestelio norėjome kažko nusipirkti atsigerti, nes pas mus vandens talpa buvo labai maža. Jis buvo, ta prasme, įsivaizduoju, kad yra 2 litrų butelis, tai jisai būna suspaustas iki makso ir pakištas po sėdynę. Čia matėsi, buvo kaip tik kadras, ką tik buvo kadras apie tai. Ir esmė yra ta, kad tas vanduo iš tikrųjų jisai labai greitai eina, nes ką tik matė per vaizdo įrašą, kad lauke 28 laipsniai ir ta temperatūra vasarą jinai labai kankina, tu labiau tu vis tiek mini, tu kartais pasistumi tą dviratį. Ir mes sustojame į tokį Kups parduotuvę ir nuvarėme, aš nusipirkau kažką užkasti ir vandens, taipogi, ir mes labai daug to vandens išgėrėme. Labai. Ir įsivaizduokit, mes važiuojam į miestelį, kuriame gyvena gerai max 200 žmonių. Nemanau.
Taip, aš dabar tiesiog, kad būtų aišku, kodėl aš taip sureagavau, tai kad aš buvau pamiršęs šitą visą istoriją, bet dabar, kol Edvinas pasakojo, aš prisiminiau dabar tiksliai, kaip ten buvo, kai paminėjai parduotuvės pavadinimą, aš prisiminiau pagaliau, kaip ten buvo. Tai jom, gali papasakoti, aš dadėsiu, kadangi aš buvau tas, kuris ėjo į tualetą. Tai... Ir įsivaizduokit, mes atvažiuojame į tą Kups parduotuvę. Nu, tikrai, apsirengę buvome elegantiškai, aš tokius marškinėlius užsidėjęs, šortukus. Kuprinytė, šalmas, nu kaip priklauso normaliam dviratininkui, o ne kažkokiam tai, atsiprašant, alhašui važiuojančiam nusipirkti alaus. Ir Deimantas irgi ten buvo kažką juodą maikutę užsidėjęs, šortukai, bet tvarkingai ir podai. Ir mes einame į tą kaimo parduotuvę. Tikrai gražiai apsėję, ten kažką jokavom, apie alų tai tikrai jokavom, kad mums čia reikės nusipirkti. Ir tą jau pardavėjai jau taip kreivai mus žiūri. Mes ten tvarkingai 2 po litrą vandens pasiėmėm, dar kažką gal užkasti. Man atrodo, aš pasiėmėm mes tų oho traškučiai, kur kaip sausi pusryčiai buvo. Jo. Užkasti. Ir jau ta moteris jau taip žiūri į mus kreivai, lyg mes koks patikrinimas būtume. Ir mes išėjome į lauką. Išgėrėme realiai, man atrodo, ant smūgio buvo litrą vandens, o kitą litrą pasislėpėm po sėdynę. Jo, mes paėmėm 2 litrus. Ir Deimantas užsinorėjo į tualetą, aš galvojau, dar aš pakentėsiu. Ir manau, gal pratęs tu, kaip tenais buvo, kai tu sugrįžai į tą parduotuvę. Ir aš atėjau į parduotuvę ir pardavėjas klausė, sako, ar pas jūs yra tualetas. Nu, nes dažniausiai būna parduotuvėse tualetas, tačiau, turbūt nemažam kaimelyje jisai būna. Bet kadangi galvoju, kodėlgi nepaklausiu. Paklaus pas ją ir labai pasimetė pardavėja. Taip, kaip ir ne, bet yra tarnybinis, aš galiu leisti tave į tarnybinį. Okei, sakau, kodėlgi ne. Įleidai tą tarnybinį tualetą ir išėjus iš jo pasidarė toks įspūdis, kad jinai gal pagalvojo, kad mes esam kažkokios patikros, gal atvažiavę čia iš Vilniaus, nes jinai kažką paklausė, ką jūs čia darot. Ir mes pasakiau, kad čia važiuojam dviračiais iš Vilniaus. Ir pasirodė, kad jinai taip suabejojo mano atsakymu, galvodama, kad gal čia kažkas ne taip, gal čia atvažiavo patikrinti, to įstrauks pažymėjimus ir sakys, kad čia patikra. Bet aišku, labai gerai, kad dirba tokie žmonės, kuriem negaila yra įleisti, kadangi ne visur tikrai surasi tokių žmonių, tai čia turbūt didelis ačiū būtų tai būtent pardavėjai. Jo, nes šiaip, nuvažiuokite bet kokią kaimo parduotuvę, jums pasakys, kad nėra tualeto. Nesvarbu, kur jie daro, bet nėra tualeto ir viskas. O čionais tikrai mus palaikė normaliai. Man tik tai buvo juokinga, kai Deimantas išėjo iš tualeto ir atidavė jai tą raktą, nes jinai tikrai galvojo, kad mes esame iš valstybinių institucijų. Ar viskas gerai, ar viskas tvarkingai. Kur atrodo, kad žmogaus darbas kabo būtent ant to siūlo galo, kad, ta prasme, ar viskas atsitiko su tualetu. Tai mes išėjome, mes jau supratom, kad būtent mus tuo ir palaikė. Ir toliau mūsų sekė kelionė atgal link Kauno. Ir galbūt netgi galima būtų pasakyti apie tai, kad jau nuovargis dėl karščio man labai jautėsi. Labai degino kaklą. Jo, aš labiau pamenu galbūt ne kaklą. Vienu momentu atrodo, kad pradėjo rankos labai degti, kadangi aš visą laiką beveik važiavau su maike, buvo tikrai labai karšta, su marškinėliais važiuojant ir ta saulė, tu jas nejauti iš pradžių taip. Atrodo, tu važiuoji, šilta faina ten. Bet vienu momentu pradeda tave tas karštis labai prispaudžia, atrodo, kad tau pasidėjo temperatūra, kad tu ir nuovargis jaučiasi kitaip. Viena yra, kai tu kažką darai, ten fizinį darbą ir pavargsti, o kai tu nuo saulės pradedi vargti, tau atrodo, kad tiesiog jėgos tave palieka. Ir man maždaug jau ties Kaunu pradėjo jaustis, kad blemba, jau nuovargio yra. Bet kadangi irgi, manau, kad tai normalu, kadangi kūnas nebuvo labai smarkiai pasiruošęs tam, išvažiuota buvo su tokia mintim, kad tiesiog nuvažiuosim ir važiuosim, panašiai kaip tu važiuotum su bet kokiu kitų moto. Bet kadangi čianais yra faktinis dviratis, tu ir jauti vibracijas kitaip, tave krato, purto, čia nėra kažkokių tais, kaip galite matyti, amortizatorių, ten labai kažkokių inovatyvių. Čia ir viskas labai primityvu. Ir tas primityvumas irgi duoda savo vaisių, kai kūnas pavargsta. Tai atvažiavus ties Kaunu jau jautėsi, kad norėtųsi palsėti, jau kažkiek gal kvestionavimo atsirado, jau gal nublemba, gal biški per stiprų pirmam kartui, gal kažkaip čia galim dar jau ir apsisukti. Bet aišku, ačiū Dievui, kad neapsisukom, kad pratęsėm toliau kelionę, ten nepaliko jėgos. Ir turbūt padėjo tai, kad apskritai apibendrinant, užbėgant už akių pirmai dienai, turbūt padėjo tai, kad mes papasakosim apie gedimą buvusi, bet nebuvo tų svarbių tokių stiprių gedimų, kurie galbūt labiau demotyvuotų pačią pirmą dieną. Pirma diena gavosi gal kiek lengvesnė, todėl tas nuovargis buvo grinai iš moralinio nepasiruošimo, bent jau man. Tai manau, kad toliau jau apie nuovargį pakalbėsim, koks jisai būna ne tik nuo moralinio pasiruošimo stokos. Aš manau, mes netgi kai įvažiavom į Kauną ir matote dabar nuotraukytę pas mus, pasidarėme prie Kauno nuotrauką,
atrodo, kad nuotaikos geros, bet iš tikrųjų viduje kirpžda ir alkis, bet taipogi tu seki savo tą maršrutą, kiek tu esi pravažiavęs, nes mes pradžioj buvome nustatę 3 taškus 3 dienom. Pirma diena tikrai Jurbarkas turi būti, antra diena mes jau norėjom būti prie jūros, kad visą trečią dieną galėtume skirti prasivažinėti po pajūrį. Ir kai tu jau randiesi Kaune ir jau buvo gal kokias 3-2 valandos, tu dar jautiesi alkanas, o pavalgymas vis tiek atims minimum valandą, nes vis tiek tada jau ir parūkyti reikia, ir atsigerti, dar kažką, tiesiog mes savo neleidom tokios prabangos ir jau ta nuotaika jautėsi tokia suglumus, nes tu jau kaip ir turi skubėti, tu jau kaip ir savo visko negali leisti, tuo pačiu tas jaudulys, kad norisi kaip jau atmesti viską ir grįžti namo. Nuvažiavome pirmą degalinę ir iš tikrųjų tos kuro sąnaudos nebuvo tokios baisios, kaip mes galvojame. Mes ten supylėm pilną baką kuro ir grubiai gavosi, mes šnekėjome per video blogą, kad kažkas palei 3-3,5 litro, kaip paprastas originalus motorolleris. Bet mes su jais važiavom ne kaip su motoroleriais, mes su juos, ta prasme, kaip mes atsisėdom Vilniuje ir užspaudėme gazą dugną. Tiesiog laikai ir važiuoji, nieko daugiau. Ir visiškai mes jo neatleidome. Ir iš tikrųjų tos kuro sąnaudos buvo ganėtinai didelės, bet tos kantrios mūsų transporto priemonės mūsų užpakalius į Kauną labai greitai iš tikrųjų sąlyginai atvežė. Toliau mes užsukome pas mūsų kolegą Matą, kad jisai man biškį padėtų, man atrodo, su telefono laikikliu, ar mes šiaip kažko pas jį užsukom. Aš visiškai nepamenu. Man rodos, kad mes užsukom šiaip, bet tuo pačiu ir pasižiūrėjom biškutį. Aš nepamenu jau atmintis neleidžia ką, bet kažką mes atkreipiam dėmesį į kažką. Mes atkreipiam dėmesį į šakes tavo. Jo, nes jos pradėjo leisti skystą, man rodos. Pradėjo leisti skystą, todėl dapylėm, man regis, jeigu tiksliai pamenu, dapylėm gal kažkiek to tepalo į šakes. Tikrai žinau, kad varžtą buvom atsukę, užsukę. Ir mums labai buvo svarbu pravažiuoti palei pat Nemuną. Nemunas, ne, ar Neris? Man regis, Nemunas. Jo, palei Nemuną. Jeigu nepykit, nestiprus geografijai. Pataisim. Ir esmė yra tokia, kad norėjom pavažiuoti pro Nemuną ir Jakubavičius būtent mūsų pravedė pro tokį kelią, kuris per visokius miškus, brūzgynus. Ir pas mus abi transporto priemonės yra varomos variatorium. Yra galimybė arba sankaba, arba variatorius. Variatorius, jisai šiek tiek švelnesnis, lengviau važiuoja į kalną, iš vietos ir taip toliau. Ir mes įvažiavam į tokius brūzgynus, kad Deimantui prasidėjo pirmi purtimai į motorollerio, kur jisai kažko tai prasidėjo, ar tai nevažiuoti, ar tai trukčioti. Ir atsukus biškį vaizdo įrašą atgal, pamatysite, kad jau viskas, jisai važiuoja, vienu momentu dūsta, po to važiuoja. Ant mūsų veikia nuovargis, alkis. Jau kartu ir jau net šnekėti nebesinori. Iš tikrųjų, aš negalvau, kad tos kelionės metu bus tokių momentų, kai iš tikrųjų tu tiesiog nori įveikti tuos atstumus ir nežiūrėti vienas į kitą ir kad tik tai susisukti tie kilometrai. Ir tada galiausiai įvyko tai, ką matote čionais vaizdo įraše. Čia jau mes pravažiavę tuos brūzgynus. Bet kaip ir minėjau, sustabdau, kad jūs matytumėt, mes jau pravažiavome tuos brūzgynus, bet tenais buvo grinai bekelės motociklų trasa. 100%. Ir mes važiuojam su dviračiais, kurie į kalną, iš tikrųjų, nors jie ir turėtų į kalną kaip ir važiuoti, bet su mūsų svoriu, mūsų ekipiruotė, be šansų jie nevažiuoja. Ir iš tikrųjų tai labai nuliūdino, nes tu jauti nuovargį, ta transporto priemonė gęsta. Galbūt baisiausia buvo sugesti, kad va čia bus viskas, o čia mums reikės ir likti ir miegoti. Aš manau, kad visą laiką buvo tas dalykas, kad bent jau mano galvoje buvo visą laiką, kad kiekviena vieta, kur tu pravažiuoji, atrodo jinai maksimaliai netinkama tam, kad tu sugestum ten. Nes kaip ir nėra to tokio, vadinkime, safe zone, kad tu gali sustoti, viskas būtų gerai, nes pirmą dieną mes važiavam realiai per apylinkės visokias, nebuvo nei to kelio kaip tokio normalaus iki Jurbarko jau, kur mes išvažiavome į tą kelią, bet nebuvo tų tokių vietų, kur tu galėtum stoti ir kai tu važiuoji tam brūzgynę, tau pradeda trūkčioti ir tu supranti, dabar bus sudėtinga, mes dabar sustosime, mes dabar nieko negalėsime padaryti, jeigu mums kažko bent reikia, mes to negausime, nes į vieną pusę yra brūzgynas, į kitą pusę yra brūzgynas. Mes galėtume nebent prašyti, kad Matas kažką atvežtų, bet kol jisai tą padarytų, ne faktas, kad jam pačiam kažko jau nebeprireiktų tam daiktui. Nes labai būtų svarbu paminėti, kad kai mes važiavome kartu su Matu, su juo važiavo kitas draugas, kuris buvo naujai persirinkęs variklį ir mes dėl jo jau stojame 4 kartus, nes jisai gavo šiluminius klinus. Ir mes tokie
kur pradžioj tu iš tikrųjų, supranti žmogų, bliama, užuojautą, žinai, jau antrą gaila. kartą sustoji, gerai, šitoj vietoj mes dar galim savo leisti parūkyti, trečią kartą, jie važiuoja su mumis. Jau reikia važiuoti, jau tu pradedi erzintis dėl to, kad tu supranti, kad tu netelpi į savo ten maršrutai, savo laiką ir tu nori kuo greičiau jau važiuoti savo vietą, nes jau nuovargis didelis, tu nori jau viskas, jau ir apie maistą tu svajoji, jau ir apie poilsį tu svajoji, tu apie viską pradedi svajoji tuo metu, jo, sutinku šitoje vietoje tikrai. Ir tada, kai ketvirtą kartą sugedo, aš jau matau, kur rankom rodo, tipo, važiuokit. Toks, nežinau, geras jausmas buvo, kad pagaliau mes galime tęsti kelionę. Lekiam tiesiog buvo. Ir mes toliau ir tęsime tą kelionę ir čia važiavom palei Nemuną. Man rodos, kad Nemunas, nenoriu prisimeluoti, čia jau esam šalia Vilkijos perkėlos. Ir iš tikrųjų vaizdai labai gražus. Ir čia būtent ir prasidėjo mūsų tie visi važiavimai, kadangi mes, kaip ir minėjome, važiavome Gazas dugnas, o jau po tų visų kaitimų Deimanto tas dviratis pradėjo negaluoti. Kas jam užeidavo? Tai jis pradėjo trūkčioti, pasibūdo pagrindinė problema, tai kad jisai pradeda užsitrūkčią ir, pavadinkim, neberenka greičio, tiesiog nėra akceleratoriaus tiek, kiek norisi, kad jo būtų. Tai prasidėjo ta bėda, bet tu galėdavai išlaviruoti, kad jisai važiuoja palaikyti tolygų diapazoną, tu galėjai su juo, bet važiuoti ir greitėti su juo tapo kuo toliau, tuo labiau sudėtinga. Ir aišku, tada prasideda visi kvestionavimai vėl iš naujo, kam aš čia važiavau, maždaug, kad per brūzgynus, maždaug, kad plus 30 laukia, tai dar jisai pradėjo trūkčioti, net nedavažiavom iki pirmo ten to normalaus taško, kur ten nakvot planavom. Kam to reikia? Ir žinai, mūsų pirmas sugėdimas ir yra. Jo, va čia galite matyti patį pirmą sugėdimą, ko pasiekoje tas gėdimas, net gėdimu negalima jo pavadinti iš tikrųjų. Tas gėdimas buvo tai, kad pasibaigė kuras tiesiog. Bet tuo momentu, kai tu stoji, kai tausiai užgeso, nebėra jau traukos, tu stoji, tu viską pagalvoji galvoje. Pradedant karbu, baigiant klynų, rėmas lūžo, bet ką, pagalvoji tik nepasibaigusi kurą. Ir ačiū Dievui. Rėmė pas jį yra benzinas, ta prasme benzino bakas yra rėmas, tai jeigu rėmas linktų, lūžtų, tai būtų irgi labai didelė problema. Bet mes, man atrodo, mes buvom kaip tik pravažiavę tą degalinę. Kiek ten buvo? 1,5 kilometro, jeigu neklystu, buvo degalinė pravažiavus. Mes taip susižiūrėjom su Deimantu. Ne, važiuojam. Jo, važiuojam, net susižvalėm, kad nereikia, dėl to, kad antiek tas nuovargis mus kankino, kad norės kuo tik greičiau pasiekti Jurbarką, kad tenais nusipilsime to kuro. Ir čia jau matosi iš mano veido, mes esame jau nebetoli, gal kokių liko 15 km iki Jurbarko, mes buvom nusipirkę 2 bandelės, Deimantas nei vienos nevalgė pradžiai, tada kai buvo sugedę, o čia mes pasidavėm tą vienintelę bandelę ir aš tikrųjų galiu pasakyti, ta bandelė buvo tokia skani, ten buvo mūsų visos dienos maistas. Labai. Aš labai prisimenu labiausiai iš to, kaip visada skanu būdavo vanduo. Tu stoji atsigerto vandens, koks jis skanus būdavo. Tu kasdieniam gyvenime, mes visi geriam vandenį kiekvieną dieną. Bet tuo momentu, kai tu važiuoji, tau kažtu stoji ir atsigeri to vandens, atrodo jis dieviškas, tiesiog jisai magiškas, kitoks vanduo, tokio nebūna kasdieniam gyvenime. Bet šiandien tą bandelę prisiminus, tai jo, jinai buvo labai labai skani ir čia labai gerai Edvino emocija perduoda abiejų emocijas, kokios buvo tuo metu, nes tuo metu jau nuovargis buvo ypatingai, kadangi pirmą dieną tas nuovargis buvo jau nepakeliamas ir jums gali pasirodyti, iš kur tas nuovargis, tu tiesiog važiuoji, tu spaudi tą gazą, rankeną lenki ir nieko daugiau nedarai. Bet važiavimas su motoriniu dviračiu, reikia prisiminti, yra darbas pastovus, nėra komforto toj vietoj. Tu važiuoji visą laiką gaunant spaudimą nugarai, ant tavęs yra daug daiktų, lygsvarą tu irgi laikai. Mašinos daužosi, pypsina. Tau reikia pasitraukti į kelkraštį, tau reikia visada laviruoti, bet kaip galite, netgi čia labai geras kadras matyti, laviruoti turi tarp kelkraščio ir važiuojamos dalies tam, kad netrukdyti kitiem. Tu turi elgtis kaip dviratininkas, bet tu biški greitesnis gaunės už tą dviratininką ir tu nori kaip ir paskubėti labiau, bet tavo technika tau neleidžia paskubėti. Ir visą tai susideda į vieną vietą, kas tavo nuovargį dvigubina, galbūt netgi trigubina, jeigu tu važiuotum su kita transporto priemonė. Bet dabar Edvinas, manau, kad galės pratęsti, nes čia yra ką papasakoti už šių kadrų. Ir žodžiu, mes jau čia važiuojame toliau link Jurbarko, tai ir, kaip ir minėjau, yra mūsų paskutinė nakvynės vieta, kur mes turime būti. Ir iš tikrųjų vaizdai buvo kosminiai, ten žmonės šašlykus kepa, visur geros nuotaikos, alkis pavidu, kabina ir mes nusukome, liko 5 km iki Jurbarko, nusukome iš tai šiandien matomą dviračių taką ir aš tiesiog, kadangi tos kuprinės jos nėra pririštos pas mus, jos tiesiog yra uždarytos su kartelė, aš visą laiką žiūriu per nugarą, nors yra ir veidrodėlis, ar ta kuprinė nenukrito, nes tenais yra realiai visi būtini dalykai pas mus. Ir aš nusisukęs kabinau vamzdį, kuris matosi iš tai šiame vaizdo įraše.
Su pedalu kabinau ir gaunas, kad aš kažkaip stovėjau ant dviračio, tas dviratis užsikabino už pedalo, aš skridau į jį ir tiesiog per koją persibrėžiau su tuo vamzdžiu. Pradžiai suveikė adrenalinas, visiškai nieko nejaučiau, bet galvoju, kad tik nebūtų kojos lūžus, susižiūriu, viskas tvarkoja, kojos vietoj. Kas dviračių? Atrodo, dviračių nieko, aš nesupratau, nes smūgis buvo toks, aš sustojau nuo ten tų 30 km/h iki 0 gal per sekundę laiko. Ir sulūžo vienas šitas būtent tik tai plastikas ir visiškai nieko nenutiko. Tai tas buvo keista. Ir kaip tik pravažiavo policija pro mumis ir aš galvoju, galbūt tai buvo, aš netikiu likimu, bet galbūt tai buvo likimo, galbūt kažkoks tai taškas, kad mums reikėjo sustoti. Gal mes būtume prisidirbę, gal mes būtume kažkur kitur užsikabinę, gal būtų policija sustabdė ir mūsų ta kelionė būtų pasibaigus. Bet mes sėkmingai sustojome ir pasiekėme tą būtent galutinę tašką. Mes atvažiavome į Jurbarką, tuoj padarysiu aš vieną stopą, nes ten bus parodyta, kokiam mes hotelį buvome apsistoję. Jo, čia tai atskira, čia galima atskirą video nufilmuoti apie jį, galima tokį turą nufilmuoti apie jį, net iš tikrųjų koks čia geras viešbutis, va galite matyti nuotrauką kaip tik jo. Jo, tai mes pirmą dieną nieko nesibukinom, nes mes nežinojom, kaip mūsų ta diena tęsis. Ir mes žiūrėjome tarp komforto, tai yra, reiškia, 5 žvaigždutės, ir tarp pigumo, tai reiškia, kokios 2-3 žvaigždutės viešbučių. Ir tenais buvo Hotel Jurbarkas. Jūs nematėte, kas tenais darosi viduj, bet mes atvažiavome, nuotaikos, aišku, ten buvo kosminės, nes mes iš tikrųjų įveikėm pirmos dienos tikslą, kad mes turime atsidurti Jurbarke. Ir šiaip paminėsiu, kad mes ganėtinai anksti tą padarėm, kaip galima matyti, jeigu mes būtume likę šitam viešbutyje, tai šviesu gera, nors jau galite atkreipdėmėsi, kad čia yra jau faktiškai rugsėjo mėnuo, kitą dieną buvo rugsėjo 1, jau pabaiga vasaros ir temsta nebe 11 valandą. Mes labai gerai tilpom į savo laiką, kurį mes norėjom, nors ir atrodo, kad labai užstrigom ten, ypatingai Brūzgynuose, bet labai gerai mes tilpom su laiku. Ir mes atsimenu, mes atvažiuojame būtent prie šito viešbučio, pasistatom tos dviračius, nu ir visą laiką, aišku, apsikabinom, mes tenais pasidžiaugiam įveiktais kilometrais. Ir pamatėme, kad publika, kuri renkasi į tą viešbutį, tikrai nėra ta. Ta prasme, eina vyriškis, laiko maišą, kuriame yra ten, nežinau, koks ten tornadolus, šnekoriolus. Liaudiškai vadinami bambaliai. Jo, su 4 bambaliais. Nu, okei, galvoju, gal tenais netyčia yra privatizuotų butų. Bet mes kai pradėjom kilti tuo sovietiniu liftu. Taip. Jo, mes pakilome į viršų ir mes matome, kad visi šneka rusiškai. Kas ten toliau buvo? Paklausėm šiek tiek dialogo, kadangi aš suprantu rusų kalbą neblogai, tai paklausiau dialogo iš šalies, ten buvo 2 asmenys, kurie jau skundėsi sąlygomis ir jiem jau nepatiko, galvoju, manau, kad jų standartai buvo kiek žemesni, nenorint įžeisti, bet atrodo, kad jiem nelabai rūpėjo tiek daug, kiek mums rūpėjo, o mes norėjom ko, mes norėjom kokybiškai pailsėti. Ką tai reiškia? Mums reikia normalaus paprasto kambario, kuriam būtų lova, 2 ar 1, nesvarbu, kad būtų normalus dušas, normalus tualetas. Taip. Viskas, mums nieko daugiau nereikėjo. Pamatėme iš aplinkos, kad vargiai sulauksime tokių komfortinių sąlygų čianais, todėl nusprendėme, kad gal geriau mes einam į lauką, pabūsim biškį ir paieškosim. Aš dar pamenu, klausiau kažko pas tą moteraitę, bet aš jau nebepamenu, ką klausiau. Jinai pasakė, palaukit, ir jinai nuėjo su kitais vyriškiais, ten rusiškai, kurie buvo šnekėję. Nuėjo su jais šnekėti. Ir mes tokie, ten irgi lygiai tokia pati sofa, mes taip dviese sudėjimo sėdėm ir aš tikrai pamenu, kad abu tokie nuleidę galvas, aš kažką ten ragelis kron, aš žiūriu bookingą, kur galima dar kažką rasti. Aš taip einu ir aš jaučiu, kad mums abiem variantas, kurį tenais tą moterį siūlo, netinka. Ir mes taip susižvargiam, pasižiūrėjome tą liftą. Gal varom iš čia? Einam į lauką, dar pagalvosim šiek tiek, mes apsvarstysime jūsų pasiūlymą. Buvo maždaug tokio vaibo visą tai. Ačiū Dievui, kad nelikom iš tikrųjų, gal ne todėl, kad ten kažkas labai jau ten tragiško, tiesiog kai tau tokia nata prasideda visas tas bendravimas, tai jau kaip ir nesinori jo vat būtent tęsti, kai tokiam priimamajam tu sėdi, o čia jau galite matyti kadrus iš ten, kur mes jau buvom kitoje vietoje. Mes čia pasėdytus apartamentus susiradom, tai labai dideli linkėjimai moteriškiai, jinai atsiliepė, buvo jau 9, kai mes jai skaminom, buvo jau 9, jinai atsiliepė, atvažiavo, jokių problemų, įleido mus, saugiai pastatė tuos dviračius, gerai, dabar čia reklamą mums prašoks, pastatė mums tuos dviračius ir mes tikrai kokybiškai, mes gavom invalidų kambariuką, nes ten buvo labai didelė vonė, bet iš tikrųjų atsistojom ten lovos, pasakiškai, tikrai viskas buvo nei šalta, nieko, viskas buvo labai gerai. Toliau tai sekanti mūsų diena, mus pasitiko, paleidžiam vlogą, mus pasitiko netokios geros nuotaikos, viskas tvarkoj, tiesiog už lango labai stipriai lijo lietus ir mes atsikėlėme tikrai labai protingai, mes norėjome atsidurti Klaipėdoje, mūsų antros dienos tikslas buvo atsidurti Klaipėdoje.
Mes 8 ryto atsikėlėm, kaip dabar pamenu, 8 ryto mes atsikėlėm. Čia maždaug ir yra, gal pusė 9 kokių. Ir mes pralaukėme iš tikrųjų kambarį iki kokių 11, kaip niekur, kad tik tai tas lietus prasiskaidytų. Nepavyko, aišku. Ir tada mes apsirengę, mes kažkokios tai lietaus aprangos neturėjome. Mes iškart važiavome į Norfą, važiavome pradžiai į Pepko. Teisingai. Pepko sako, mes neturime, važiuokite į Maksimą. Nuvažiavom, atrodo, ir į Maksimą. Ar tiesiai į Norfą mes nuvažiavom? Man atrodo, gal tiesiai į Norfą. Tiesiai į Norfą, mums Pepko pasakė, kad Norfoje turėtų būti. Tai mes ir nuvažiavome. Ne, mums Pepko pasakė, kad yra Maksimoje, bet gavus taip, kad mums arčiau buvo Norfa ir man rodos mes sutarėm, kad važiuojam pabandysim. Ir nuvažiavom tenais, moteris kažką tenais dėliojo tos daiktus visus, sako, mums reikia lietpulčių. Ir jinai ištraukė lietpulčius, kurie po 20 buvo. Lemba, jo ten kažkokie tai kaip medžiokliniai buvo, kamufliažiniai, galvoju, ne, pala, stop, netokių reikia. Čia mūsų biudžetas nesutampa, nes mes pilam kūrą dienai, ten 4 eurus išleidžiam, o mes lietpultį pilsim už 20 eurų. Tai radom tuos vienkartinius, bet jie buvo... kaip tik matosi. Jo, matosi. Jie buvo labai gerai užslėpti, bet po eurą, man rodos, buvo, mes kelis gal netgi nusipirkom, kad atsarginius turėjome. Jo, mes, man rodos, po 2 ir nusipirkom tos lietpulčius, kad jie būtų. Užsidėjom tos lietpulčius ir tik nuvažiavus į deglinę baigėsi visas lietus. Ir sakau, nors kol mes dar pilėmės kūro, tas lietus lyja ir pasislėpėm mašinų plovykloj. Aš atsimenu, kad iš to neturėjome ką veikti, sakom, davai aš pakrapšysiu Deimantai tavo dviratį. Aš kažką krapštau stabdžius. Karbą valyti norėjai. Jo, ir Deimantas galvoja, tu tik nesugadink jo dar labiau, tu nesugadink dar jo labiau. Ir mes išvažiavome. Ir mes jau čionais, matote, esame, mūsų maršrutas nebuvo taip tiesiai iš Jurbarko į Klaipėdą. Mes labai norėjome prasivažiuoti pro Karaliaučių sritį. Ir būtent štai čionais yra pats artimiausias kelias, pagal kurį tu gali važiuoti palei tą būtent Kaliningrado sritį. Ir čia Deimantas jau ant savo kameros būtent filmavo, ko prašė žiūrovai, kad būtų šiek tiek ir to vadinamo POV vaizdo, tai čia Deimantas filmavo iš savo rakurso. Jo, čia jau iš mano ir aš norėčiau pastebėti, kad čia turbūt buvo, jeigu imti būtent maršrutą, čia turbūt buvo viena sunkiausių vietų. Kodėl? Todėl, kad visų pirma buvo ganėtinai drėgna, čia galbūt tai per video numatosi vietomis, kad va yra drėgna, yra pliurza, mes važiuojame su dviračiais, kurių yra plonytės padangos, mes tikrai nebuvome patys protingiausi ir tikrai neužsidėjome naujų padangų, mes važiavome su padangom, kurios galimai vyresnės už mus. Ir tos padangos tikrai nėra labai kybios ir tokioj dangoj su jom važiuoti sunku, tu nenori važiuoti ten 10 km per valandą, tu nori biškai greičiau važiuoti, tai tu važiuoji vėlgi greitai, ko pasiekoje tu visada rizikuoji tuo, bet supranti, kad jeigu tu griūsi, tu gali labai lengvai vairą sulankstyti, šakę sulankstyti, bet ką sulaužyti tam dviratyje, ko tu fiziškai negali su savim turėti. Ir tas balansas, kurį tu bandai gaudyti, va čia galima matyti, čia labai graži vieta iš tikrųjų, tas toksai tiltelis labai labai gražu buvo per čia važiuoti. Ir žinoma, visa gyvūnyje, bet kas gali būti, galbūt nelabai buvo protingi žingsniai važiuoti su šortais, čia matote, sutikom kolegą. Vienintelį žmogų. Civilizacija. Iš tikrųjų, tų žmonių tai buvo daug. Normaliai buvo žmonių, normaliai. Ypač prie ežero, kas buvo keista, nes ant tos vietos, kur jie prie ežero rinkosi, jos nebuvo tokios populiarios. Ne, tikrai ne. Ten buvo netgi gilios tokios, sakykime, vietos, kur tau giliau reikia pavažiuoti, ten labiau vietos, kur vietiniai renkasi, kur nori tokio privatumo šiek tiek. Ir aišku, mes ne patys geriausi žmonės, kurie tą privatumą ir ramybę pradėjo gadinti savo garsais. Nors ir nelabai dideliais, bet vis tiek su garsais. Bet čia užbėga net įvykiam už akių, mes nelabai sutikom žmonių, kuriem pakliudytų mūsų garsas smarkiai. Taip kitko, mes pro čia, kai važiavom, mūsų vieną mašiną lenkė ir labai pipino, ir aš galvoju, ko mes ją maišomės. Ir aš tik tai žiūriu, iš pro lango tik tai tokie nykščiai yra išmesti, tipo, o, liuks, aš nežinau, gal jie buvo mus matę, gal jie sekė mus. Įmanoma. Bet labai palaikė mūsų tą kelionę ir mums tada galbūt kažkaip tai tas optimizmas šiek tiek atsirado, kuris labai greitai buvo užgesintas. Ir čia jau prasideda. Jo, ir vačinais, kaip matėme, mes jau išvažiavome, mes buvome jau tuo metu gal kokiu 20 km pravažiavę ir mus sustabdė Deimantas, nes aš pastebėjau, jo čionais jau važiavimas šiuo metu buvo, važiuoju, atleidai gazą, palaukiu, kol kažkas pagerės, vėl važiuoju, vėl užgesta. Ir pirmą kartą mes įtarėme, kad bėda bus su kuro filtriuku, nes būtent mes tai ir darėme, ištraukėme kuro filtriuko, tikrai šiukšlių buvo viduj, aišku, nepamirškim, kad tam dviračiui turbūt kokių 40 metų ir normalu, kad rudžių jame bus, tai vat matosi štai čionais per tą vaizdo įrašą, kad kažkokių juodų taškelių yra, prapėtėme jį, man atrodo, gal net ir kuro dapylėm. Mes pakeitėm, man regis, iš vis filtriuką į kitą. Jo, bet karburatoriaus nelėtėm. Ne, mes karbo iš pat pradžių, čianais mes dar nelėtėm karbo.
tada mes tik tais ką padarėme, mes atsukome karbo apačią ir pravalėme žyklerį. Jo, išpūtėm. Jo, išpūtėm žyklerį, tiesiog pasižiūrėjom, kad tų šiukšlių nebūtų ir kaip ir atrodė, jo, realiai yra šiukšlių, biški prigaudė, tai galimai dėl to čia ir jisai trūkčia. Tai jau tokiom biški pakiliom nuotaikom jau tipo, okei, tuoj viskas bus super, o va čia jau viskas buvo labai Mes nuo to nebesuper. karbo pravalimo pravažiavom gal kokių 15 km. Ir vėl prasidėjo tas pats. Ir tada jau mums kyla nuotaika tokia, ne nuotaika, tiksliau galbūt nuomonė tokia, kad galbūt čia karburatorius yra bėda. Jo. Bet Edvinas nebūtų Edvinas, jisai nepasiėmė tokio pačio karburatoriaus Delorto, koks yra įdėtas pas mane. Oi, ne. Visiškai Oi, jokių ne. bėdų su juo nebuvo. Oi ne. Jisai paėmė patį pigiausią 12 mm lenkišką karburatorių. Ir jau šitoj vietoje mes nebegalvojame, kad tvarkyti tą patį arba iš dviejų surinkti vieną. Mes užsiėmėm karburatorius keitimu, bet pas Čiao pakeisti karburatorių yra 5 minučių darbas. Šiaip iš tikrųjų dabar jau įvykiams už akių labai užbėgant, kadangi visai neseniai šią kelias savaitės atgal keičiau būtent šitam karburatorių. Realiai, ten karburatorių pakeisti yra iš tikrųjų 10 minučių. Bet kai tu jau tokiom nuotaikom, kai tu esi pavargęs, kai tu dirbi su įrankiais, kuriuos tu tiesiog pasiėmei kaip atsarginius, karbo keitimas gali būti 2 valandos, kas maždaug ir buvo, 1,5 valandos, Jo. tikrai mes čia keitėm jį. Nes bėda yra ta, kad pas dviratį, būtent pas spiedžius į dviratį eina rėmas, kur yra karburatorius. Pas Čiao ten nieko nėra. Tu gali ranką užkišti, gali raktą užkišti. Ir čia sustojo žmonės, kurie važinėjo su javom, su mašina. Jo, Klausė, jo. mums nereikia padėti. Ne, mes pasakojame apie tos dviračius, kaip mes juos tvarkome. Ir štai čia mes pakeitėme karburatorių. Sakau, užtrukom 2 valandas. Nes pradžiai bandėme pritaikyti filtrą. Filtras netiko. Uždėjome tą karburatorių su sena viršūnė. Viršūnė tą irgi netinka. Reikėjo naują viršūnę uždėti. Ir mes tada pradėjome važiuoti ir mes nemeluoju. Pravažiavome vėl gal kokius 5 km. Maksimaliai 5 km. Netgi sakyčiau, gal 3, kokie 4 ten ir te buvo. Ir kadangi karburatorius buvo mažesnis ir žykleris buvo mažesnis, o duslintuvas pas tave buvo, man atrodo, ar pusiau sportinis, ar be ribotuvų, jam buvo labai liesas mišinys. Ir dėl to jam pirmą kartą sustojus buvo šiluminis klynas. Jo, pirmą kartą tiesiog važiuoji, dingsta trauka ir išgirsti nuostabų garsą, kuris tau indikuoja, kad tavo kelionės maršrutas pasikeitė, jis baigėsi ties čia. Aišku, mes turėjome kitą cilindro komplektą, kuris turėjo mus išgelbėti šioje vietoje, bet kadangi, vėlgi, tas pats dalykas, čia turbūt reikėtų pabrėžti tai, kad nėra būtent taip, kad pasimtos detalės buvo pačios pigiausias dėl to, kad pataupyt. Esmė yra tame, kad tu negalvoji apie tai, kad ta detalė neveiks. Tu galvoji, kad jinai veiks, jinai gali turėti kažkokių trūkumų, kaip tarkim karburatorius. Jinai gali turėti trūkumų ten, laisvų nelaikyti apsukų. Okei, tu važiuoji kelionėje, tau svarbu, kad jis atlikinėtų savo būtent pirminę funkciją. Tu gali pakentėti be laisvų apsukų, ar jis ten patrūkčio šiek tiek. Okei. Ir su cilindru gavosi identiška visiškai situacija, kad kas netiko, žiedai. Cilindras buvo viskas tvarkoj naujas. Žiedai, Stūmoklis man irgi rodos. buvo viskas tvarkoj, bet žiedai, Žiedai. kurie buvo sukomplektuoti, jie buvo skirtingų storių. Taip, ir jie netiko mum. Ir kai mes tai pamatėm, jūs įsivaizduokit tiesiog, kad suprastumėt, atrodo, netiko. Įsivaizduokit visą patį vaizdą, kai mes esam ten pusiaukelėje, tikrai jau visą dieną varginamės Mes tvarkydami. pavažiavome 20 km, nors turim atsidurti Klaipėdoje, dar Jo, svarbu paminėti. tą dieną turėjom atsidurti Klaipėdoje. Mes antiek nepajudėję faktiškai nuo savo taško, kad tai pradeda tikrai erzinti, tu bandai neprarasti to optimizmo, galvoji, gerai, permesim to į cilindrą, važiuosim toliau. Ir tu pamatai, kad netinka žiedai. Tu supranti iš karto, kad nublemba. Va čia jau yra pabaiga. Aišku, gerai sukom iš šitos situacijos, kaip galite matyti, naujas cilindras, senas stūmoklis, seni žiedai, kažkiek apvalyta su atsuktuvu atkrapštyti, nes žinoma, net švitrinio popieriaus nėra, kažkiek apvalyta padaryta ir ko pasiekoje sudėta atgal. Ir kaip nekeista, jisai užsikūrė, kaip nekeista iš tikrųjų. Ir dar čia svarbiausia paminėti yra tai, kad kai užsikūrė, jau Deimantas sako, nevalina, o mes ką dar padarėme, mes uždėjome galvos tarpinę. Su uždėta galvos tarpinė gaunasi spaudimo laipsnis mažesnis ar didesnis dabar? Gaunasi, kad mes biškai pakėlėm viską į viršų. Jo, ir dėl to bus mažesnė kompresija, nes be tarpinės turėtų būti didesnė. Taip. Ir tas dviratis visiškai nebevažiavo taip normaliai, man matosi ta galvos mūsų tarpinė uždėta. Ir dar svarbu paminėti, kad kol mes čia tvarkime, jūs įsivaizduokit, mes esam sustoję visiškai šalikeliai. Važinėja mašinos ir ten atrodo, ten gyvenime niekas negyvens, toj šalikeliai. Jo. Ir pradžioj atvažiuoja viena mašina. Tu susirenki, įsivaizduokit, susirenki cilindrą, susirenki varžtus, susirenki įrankius, pasitrauki.
bet vis tiek tau reikia vietos susitvarkyti tą dviratį, vėl tu jį pastatai per vidurį, vėl dėlioji, tada atvažiuoja antrą mašiną, nu galvoji, okei, gal čia dabar visi grįžta iš turgaus, iš dar kažkur. Vėl patrauki tą dviratį, visus daiktus, kad tik tai tą dviratį galėtum remontuoti. Ir tada neužilgo atvažiavo trečias žmogus. Toj mes pamatysime. Jis išvažiavo prasibandyti būtent tą dviratį. Kaip ir minėjau, jisai sakė, kad jau grįžęs, kad jisai kažkaip nedirba ant laisvų, nebevažiuoja taip, kaip važiavo. Vangus tapo. Labai vangus. Jo, tapo. labai vangus. Ir to pasiekoje tos nuotaikos buvo tokios keistos, kad, nu, ar mes netrauksime, kaip tęsis tą kelionę. Ir toj pamatysite, štai čia mes atvažiavome, Deimantas pasako, kad, nu, čia yra šūdas, nevažiuoja, nedirba ant laisvų. Va čia nuotaikos jau buvo, aš taip atsiprašau, pertrauksiu, čia nuotaikos jau buvo, va čia vienas žemiausių momentų su nuotaikom buvo, kai jau blemba, nu niekas nepavyksta, jau atrodo viskas, jau tu čia nieko nebeišbursi. Ir jau ta nuotaika tokia, aišku, bus po to dar vienas momentas, kai buvo iš vis nuotaika nulyje, bet va dabar ta nuotaika, kur net kai buvo nulyje ta nuotaika, ką pamatysite vėliau, bet buvo dar ten visokių variantų buvo, o čia nais tiesiog toks beviltiškumas apėmė, kad blemba, ir tu pradedi kaltinti save iš pat pradžių, kad ten to nepadarai, nesužiūrėjai, ten galėjai viską sutvarkyti, padaryti. Bet greitai nuotaika pakeitė kitą žmogus šiandien pasirodintis kadre. Ir va čia gal nesimatys labai tiksliai, bet... Matosi prošvaistėm. Prošvaistė. Važiavo žmogus, tikrai padaraus amžiaus, ir jisai net nestabdė, kai jis sukinėjo, kol mes patraukinėjome tą dviratį. Jisai trenkėsi dviračio ratą, pervažiavo mūsų visus įrankius. Jo. Ir mes tokie nesupratė. Žinot, kur nuotaika tokia liūdna? Vairas matosi netgi. Jo, vairas visas kreivas. Ir ta nuotaika tokia, kur liūdna ir kur tave tiesiog pervažiuoja, tiesiog nuvažiuoja senis apriekęs, kur tu nesikaltas šitoj situacijoje. Kur nieko nepadarai iš tikrųjų, mes, atrodo, visi žmonės važiuojantis, mes pasitraukiam, ten žmonės pristabdo, viskas tvarkoja kaip ir. Bet čia atrodo, žmogus tiesiog tiesiai akį žiūri ir nespaudžia stabdžių, tiesiog tiesiai į tave ir važiuoja. Ir dar nuvažiuodamas, jis pažiūri tokiu žvilgsniu, lyg tu kaltas. Ir tu galvoji, blema, ką aš padariau. Ta prasme, aš tiesiog stoviu seniau. Aš nieko nepadariau, bet jisai tave tiesiog, užtaranavo mus, bet gerai, kad mes čia neįsivėlėm, nekvietėm ten jokių pareigūnų, nieko ir jau pabandėm judėti toliau. Jo, ir gal tik tai tos nuotaikos pagerėjo iš tikrųjų po to smūgio. Nu, toks įdomus, kuriozas buvo įdomus, iš tikrųjų, ačiū Dievui, kad mums patiems nieko nebuvo, tas dviratis nesulūžo, nes kaip ir minėjau prieš tai, čia bet kas gali, ten galėjot matyti, atrodo, šakiai vieną pusę žiūri, vairas į kitą. Tai gerai, atsilenkia, viskas tvarkoja, važiuojam toliau, žinai. Bet pats kuriozas dabar, kai mes sėdim čia kalbam, tai jo, buvo faina, linksma. Bet iš tikrųjų galėjo pasibaigti viskas ženkliai liūdniau. Ir po to cilindro keitimo mes čia važiavome pirmi 2 kilometrai. Taip, mes žinom, kad mes viską suprantam, kad reikia daryti apkatkę, naujas cilindras, kad stūmoklis senas. Ir mes po kilometro pagavome dar vieną lygiai tokį patį klyną. Ir mes tada jau suvokėme, kad turbūt bėda yra ne pačiame motorolerį, nes kai tu užgesini, jisai atvėsta, jisai vėl užsikuria. Taip. Ir mes suprantame, kad bėda yra tikrai ne cilindre ir ne tame šiluminėme klyne, o dėl to, kad yra liesas mišinys. Taigi mes pradėjome eksperimentuoti, mes pradėjome važiuoti 25 km/h greičiu, tai reiškia, kad apsukos nėra didelės, tas dviratis jisai nebesikankina ir viskas. Nuo to laiko visos bėdos mums dingo. Absoliučiai, šiaip iš tikrųjų tas antras šiluminis klynas labai gerai išmokė, kaip su juo važiuoti tuo momentu reikėjo. Viskas, ko reikia, šiaip čia geras tipsas yra visiems ateityje. Motoroleris, galima vadinti jį motoroleriu, yra labai įdomus mechanizmas, kuris labai nemėgsta vieno paprasto dalyko ir čia buvo žiūrinti mus ir žinant turbūt mus, tai ganėtinai kvaila, kad mes taip elgiamės, ypatingai ir aš, dėl ko buvo tiek daug problemų, kad pastovus laikymas dugno. Jokiam faktiškai dvitakčiam varikliui nėra sveika visada važiuoti dugnu. Visa bėda buvo tame, kad tu važiuoji su juo labai nepastoviu režimu. Ką tai reiškia? Po truputėlį laikai šiek tiek gazo, atleidi gazą, parėdi, vėl duodi gazo, vėl parėdi, vėl duodi gazo. Jis taip atlaikė faktiškai daugiau kilometrų negu važiuojant dugnu, nors ir jis gavo šiluminius klynus, nors ir mes jau čia nėra kadrų, kadangi jau nebuvo ten nuotaikos labai filmuoti, bet greitai papasakosiu, kad važiuojant eilinį kartą mes gavom Android antrą kartą, tada ir gavom tą šiluminį klyną ant jo ir mes sustojom prie parduotuvės, jau ten dastūmiai tu mane. Jo, dastūmiai man regis. Mes sustojom prie parduotuvės. Ir viskas. Ir mūsų mintis buvo kokios. Ką daryti? Mes turim vieną pakaitinį čiao Klaipėdoj, bet tai vėlgi tada mes sugadinam visą savo tą tikslą, tai dabar mes čia ir nepasakotume. Nes, davažiavom, užklynijom, nusivežėm iki Klaipėdos ir pasivežinėjom Klaipėdoj. Kaip ir norėjosi išlaikyti tą visą istoriją ir tą visą
patį momentą, kad mes paėmėm ir padarėm. Ir tiesiog atvėsus jam mes ką padarėm po ilgų ten galvojimų, tiesiog paprasčiausiai, fuck it, važiuojam. Ir bandom važiuoti, kiek važiuos, tiek važiuos. Kai užklynys galutinai ir nebesives, nu tada ir galvosim, ką darysim. Bet mes jau ieškojame, aš prisimenu dabar epizodą, mes ieškojame sprendimo jau anksčiau. Mes važiavom link Pagėgių, tiksliau galbūt link Panemunės. Ir šalia buvo toks kaimelis, kur mes sustojom. Ir mes jau supratom, kad mes labai lėtai važiuosim ir mums reikia pakaitinio čiao. Ir esmė yra ta, kad iki Šilutės buvo likę 30-40 km, iki Klaipėdos buvo likę 100. Tikrai buvo daug. Buvo 100. Ir tada atsirado toks epizodas. Arba mes ieškom pažįstamų, arba mes ieškom autobuso, kad nusidurti į Klaipėdą ir pasimti pakaitinį čiao. Bet tada kaip ir norėtųsi grįžti atgal, kad tęsti kelionę, nes jau čia kaip ir toks čitinimas. Nuėjome į Kups parduotuvę, pasiklausime, kada autobusas. Nes ir sakė, autobusų jau tą dieną nebus. Jo, nebus jau autobuso tą dieną, jo, sakė, kad artimiausias, man rodos, iš Šilutės ir buvo autobusas tik tais, o ten jau aplinkui nebebuvo niekur. Bet jau saulė leidosi. Dabar neleidosi, bet jinai jau buvo jau link leidimosi ribos. Gerai, sakom, tada kur galima permiegoti? Sako, arčiausiai Šilutė. Ok, tada mes išėjome į lauką. Aš nusipirkau šokoladuką, tu ten dar kažką nusipirkai, geriam mes ten tą vandenį. Pradėjau ieškoti žmonių. Esu pažįstamų turėjęs, ar tai klientų, nebūtinai draugų. Pradėjau rašyti Pagėgiuose. Visi išvažiavę, nes buvo savaitgalis. Visi išvažiavę, neturi laiko, neturi noro. Vienas net prašė atlygintinai. Man atrodo, kiek tu man duosi, kad aš tau pagelbėsiu. Uždarbę norėjau. Kaip ir gali suprasti žmogų, nu ta prasme, jis įgaišta savo laiką, ten jo, savo ten techniką laužo tam, kad tave paimti. Bet tokia situacija tu mažiausiai nori galvoti, apsikrauti apie tai, kiek čia reikia sumokėti ar panašiai, ten dėrėtis. Jau nesinori to moment, kai tas klaus, kiek tu gali duoti, nublempa. Tu nori kuo greičiau išspręsti tą problemą, o ne ten galvoti ir dėrėtis su žmogum. Bet jo, tik tai dar papildysiu, kad mes dar norėjom pavalgyti ten, prie to kaimelio buvo netoliese kavinė, jeigu neklystu, kur mes norėjom pavalgyti, bet kažkaip mes nusprendėm, kad nevažiuosim toje, kad ir taip mes laiko nebeturim to ir mes priėmėm sprendimą iš pat pradžių, tai stumti mane. Tu mane stumiai link Šilutės. Ir tau nutiko tas pats. Taip, dėl to, kad įsivaizduoju, kad aš laikiau gazą dugną, stumiau Deimantą, jisai buvo išjungęs pavarą, tas dviratis lengvai stumasi, viskas tvarkoja. Bet buvo visiškai tas pats, irgi šiluminis klynas. Ir mes supratom, kad mes negalim taip, arba mes važiuojam 25 km/h greičiu, arba mes nieko nedarome. Ir mes nuvažiavome taip pasistumdami, pavažiuodami iki pat Panemunės. Štai čia laisvą matote, mes pasidarėme nuotrauką prie Kaliningrado srities, bet mes jums per patį vaizdo įrašą nepasakojame didžiausio nuotykio. Deimantas pametė priekinio rato veržlės. Jo. Abi. Ne, vieną, ne, kitą mes naudojam kaip pavyzdį, ne, vieną. Aš dar net patikrinau tą veržlę, dabar jau čia po ilgo laiko tarpo, kai sakiau, kad karburatorių keičiau, patikrinau tą veržlę, viskas su ja gerai buvo, su ta, kuri likusi viena. Bet važiuojant, kaip visą tai, iš vis kaip aš apie tai sužinau, važiuojant vienu momentu, mes jau privažinėjame prie sienos, sakykime, pavadinkime taip, ką matote nuotraukoje. Sovetsko jo teisingai prie sienos, privažinėjant, jaučiu, kad priekinis ratas atrodo gyvena šiek tiek atskirą gyvenimą, atrodo, kad tai viena pusė, tai kita pusė. Ir aš galvoju, okei, visą dieną tvarkėm, dar tas nejaunas asmuo mus nutrenkė. Nu, daug labai įspūdžių, jau nuovargis, jau dvejinas akyse pradėjo ieškoti defektų ten, kur jų nėra. Ir aš važiuoju ir taip tiesiog, kai būna nuovargis, tu pradedi žiūrėti vieną tašką, taip vadinamą stauninti, ir žiūriu į tą vieną tašką, į tą ratą ir jisai plaukė man į visas pusės. Nu, galvoju, negali būti. Tai aš šiek tiek pristabdžius, labiau tai pasimatė. Sustojus, kas pasimatė? Nėra nėra vienos veržlės ant rato. Ir ką, nu tai koks šis skirtumas? Mes esam kaimelyje, kuriame tikrai yra žmonių. Mes ateisime pa žmonės gyvena nuosavose namuose, tai dažniausiai veda kažkokį ūkį, arba tu tiesiog labiau žmonės, kurie šeimininkauja ir turi dažniausiai įrankių, kažkokių varžtų ir panašiai. Tai turbūt rasime veržlę. Nelabai, nepavyko mums rasti. Mes realiai pusę kaimelio pastatėme ant kojų. Mes pradžiai pasienio žmonių prašėme. Taksisto. Taksisto. Jo, pradžiai paklausėm taksisto. Tada, kadangi mes esam tokie plepiai, su taksisto gal valandą prašnekėjom ir mes negalvojom, kad mus laikas spaudžia. Tada tas taksistas pakalbino darbuotoją pasienio. Jo, kažkoks ten darbuotojas buvo, kažkur aplinkui dirba jisai. Pavadinkime jį darbuotoju. Šiaip iš tikrųjų aš labai smarkiai kvestionuoju, kad jis darbuotojas. Žmogus, sakykime, laisvai praleidžiantis savo laisvalaikį ir linksmai. Ir jis irgi bandė mums padėti, jis dar nuėjo, man regis, iki namų. Nes atnešė pavyzdžiui, bet siekis netiko, žingsnis netiko. Žingsnis, jo, nes kadangi irgi reikia tai suprasti. Jeigu jis būtų mūsų amžiaus daiktas,
mūsų amžiuje pagamintas. Turbūt veržlę turėtų bet kas, senukai ir panašiai. Bet kadangi ten buvo labai senas, retas žingsnis, kuris yra nebenaudojamas, dažniausiai nieko, ypatingai technikoje, mes negalėjom rasti veržlės ir mums šansai buvo rasti nebent pas kažkokį senyvo amžiaus žmogų, kuris turi kažką panašaus kaip Rygą, Stelą, Miniuką ir panašiai, kad jis turėtų tokią veržlę, bet kaip galite suprasti, jau neradom. Tai tada mes nusprendėme, kad važiuosime link Pagėgių, tenais ir miegosime. Jo. Ir tada mes važiuodami pamatėme po dešinę pusę, kad žmonės dirbo prie savo namų. Ir ten matosi, turi kažkokią mini britvą, dar kažką, nuskau, Deimantas sako, davai, užeinam. Ir įsivaizduokit, Deimantas su Adidas megztiniu, aš užsidėjęs šalmą irgi kažkokią, man atrodo, marozišką maikę. Jo. Ne, pas mane treningai Adidas su paloskėm buvo. Jo. Megztinis juodas pavras, bet Ir paloskėm. mes abu tokie morozėliai, ateinam į žmogaus namus ir mes tokie, labą dieną, mes norime paprašyti jūsų pagalbos ir tikrai tenais du bičiai labai stipriai prie namų dirbo ir jie tiesiog sustojo. Jie turėjo mini britvą, mini keturatį, dviratį ir dar turėjo Derby GPR, RS 125 turėjo. Jo, RS turėjo, blemba. A1 kategorijos. Ir tas bičas, vyriškis gal geriau pavadinkim, pradėjo ardyti savo keturatį. Tada pradėjo mini britvą ardyti, nes ieškojo tokios veržlės. Tada ištraukė kitas veržlės. Joks sriegis netinka. Tada sako, dzin, aš iš to 125, o ten ledinis motociklas. Tikrai žiauriai. Idealios būklės. Sako, aš jums išimsiu, kad tik tai jūs važiuotumėte. Tada nuvarėm pas jo kaimynus. Radome tada netinkančią veržlę, bet kurią sukus, nors netinka žingsnis, jinai kaip ir sukas. Ir mes... Jinai užsiskersavo, po to aš jau dabar galiu daryti, turėjo, kad aš ten finaliai ir nuėmiau tą veržlę. Tai jinai užsiskersavo tiesiog ir jinai dalinai, kadangi ten buvo dar poveržlių uždėta, jinai dalinai atliko savo funkciją. Tai ką jinai darė, tas ratas ar taip nebūtų nukritęs, jeigu taip jau sąžiningai. Bet jinai prilaikydavo jo liuftą į šonus ir gavosi, kad jisai šiek tiek krypdavo, bet nebe taip baisiai. Ir tai, tuo momentu, dabar kaip prieš tai aš kaip paėmiau jau po visko pravažiuoti su juo, labai jautėsi tas ratas, kad krypsta į šonus. Bet kai pagalvoju toje situacijoje, super buvo. Mes toje situacijoje galėjom tęsti kelionę labiau dėl psichologinio dalyko, kad ta veržlė atsirado vietoje ir kadangi mums reikėjo važiuoti tokiais nesuper keliukais, tai kadangi čia kur daryta nuotrauka, mes važiavom žvyrkeliu ir per tą žvyrkelį važiuojant būtent, ten labiau psichologiškai bijai pamesti tą ratą negu tiesiu keliu. Tai labai pasisekė, kaip matote, čia grinai Rusija, vėliava galite matyti ten fone, nelabai gerai matos, bet matos. Ir davažiuoti iki ten buvo tikrai nepasakiškas kelias. Ir mes tada atsidūrėme Pagėgiuose ir mes jau galvojame tenais miegoti, bet buvo vienas Airbnb, man rodos, ar vienas bookingas ir viena vieta, kur galima pavalgyti, tai yra kebabai. Nieko neturiu prieš kebabus, mes visi juos valgome, bet ne kelionės metu. Tarkim, aš turiu labai jautrų skrandį ir aš žinau, kad jeigu aš suvalgyčiau kebabą, tai būtų vienas rūdas dryžius iki pat Šilutės. Atsiprašau, kad pertrauksiu tave labai trumpai, bet tas dalykas, kad šiaip mes visą kelionę, įsivaizduokit, pirmą dieną mes pavalgėme normalų maistą, tai iš tikrųjų vienintelį maistą, neskaitant ant tų bandelių, mes pavalgėme vėlai vakare, tik atvykus. Kitą dieną mes važiuojam visą dieną, mes nieko nevalgė. Mažiausiai, ką tu nori valgyti, kebabus, tu nori kažkokio gero šilto maisto lėkštėje, atsėsti, ramiai pavalgyti ir pailsėti. Tas maisto valgymas labiau buvo kaip polsis, kad tu atsėdi, pailsi, atsigeri vandens, pavalgai ir tau viskas gerai. Ir dabar matote, čionais galbūt nelabai gerai sufokusuoja, bet čia jau yra temsta saulė, mes esame Pagėgiuose, miegoti nėra kur, valgyti nėra kur. Pasižiūrėjau truputį, ar vis dar filmuoja, viskas tvarkoja. Aš stebiu visą laiką. Jo. Ir mes tada nuvažiavom užsipilti kūro ir tada yra dilema, ką darome. Nes kaip ir tu gali būti alkanas, nedavalgęs ir miegoti Pagėgiuose, bet ta prasme tai bus visiškai nulis. Arba rizikuoti, tai mes čia užsidėjome būtent tas peršviečiamas liemenės. Super. Rizikuoti ir važiuoti būtent visą tą kelionę toliau iki pat Šilutės. Kur? A. Yra kur permiegoti. B. Tu esi arčiau Klaipėdos, tai tau sekančią dieną yra lengviau. Ir tada, sakiau C ar ne? Man atrodo, nesvarbu C. Nesvarbu. Ir svarbiausias dalykas, kad rasime tikrai kur pavalgyti ir daug ko pavalgyti. Ten buvo ir sušių, ir picų. Ir ir tada mes pasirinkome tokį variantą. Pasiėmėm kavos, nes miegas jau daužė, belekaip. Tikrai mes pasiėmėm kavos. Nuovargis daužė labai. Pasiėmėm po batonėlius Bounty.
Pavalgėme, atsigėrėme ir sakėme, važiuosime iki Šilutės. Nuo Pagėgių iki Šilutės, aš dabar parašysiu, kiek yra kilometrų, ir mes nusprendėme važiuoti. Mes išvažiavome iš Vilniaus su veikiančiais visais žibintais. Pas mane veikia galinis žibintas, pas tave veikia irgi ir priekinis, ir galinis. Mes, kai nuvažiavome į Jurbarką, pas mane veikia galinis žibintas, bet neveikia priekinis žibintas, o pas Deimantą viskas veikia. Tada, kai mes pradėjome važiuoti, sekančią dieną, kai pradėjome gesti, pas Deimantą dingo priekinis žibintas, bet veikia galinis žibintas, pas mane dingo visi žibintai. Ir įsivaizduokit, mes esame Pagėgiuose, pas Deimantą jau visiškai niekas nebeveikia, pas mane irgi visiškai niekas nebeveikia. Taip, mes galėjome aukoti laiką, išsiardyti lempą, ten viskas labai paprasta, 3 laidai, kuriuos reikia užsukti, kažkaip priklijuoti, nes ten turbūt bus tos mamytės jungtis papildomos išlūžusios. Bet tave jau spaudžia laikas, jau temsta, jau reikia važiuoti, mums dar reikia iki Šilutės. Ir nepamirškim, kad šiandien jau buvo palei rugsėjo 1 arba rugpjūčio pačią paskutinę dieną. Čia rugsėjo 1. Jo, galbūt, kad rugsėjo 1 striukių neturime, mes esame geriausiu atveju su megztiniais. Čia pilna ekipuotė mūsų. Pilna įsidėta. Jo. Ir mes nusprendėme važiuoti iki Šilutės nuo Pagėgių, jau temstant. Ir situacija tiek buvo bloga, kad aš net netraukiau kameros filmuoti, nes buvo visiškai tamsu. Mes su Deimantu sustodavom pasižiūrėti viršų ir mes matydavome tik tai žvaigždės ir vienintelės jos turbūt mums apšviesdavo visą tą kelią. Ne tik, dar tu, kadangi užsidėjęs buvai telefoną ant laikiklio, tu buvai flashlightą įsijungęs. Ir tai buvo vienintelis šviesos šaltinis, kad ne tiek, kad mes matytume, o kad mus indikuotų kas nors, kad čia yra kažkokie 2 neprotingi asmenys, kurie važiuoja ir atsargiai, nes jie dar laviruoja, jiem baisiai šalta. Dar įsivaizduokite, aš važiuoju su to savo režimu nuostabiu, nemeluosiu, tuo momentu tas režimas buvo hakinamas visaip ir aš bandžiau ir testavau, kiek ilgai aš galiu laikyti dugną, nes aš privažiuodavau prie Edvino, kadangi pas Edviną buvo navigacija jungta, aš privažiuoju prie Edvino ir žiūriu į navigaciją, kiek liko ir aš matau 200 metrų nuvažiavam ir dar ten 14 km, o šalta, jau 20 km šalta. Viena iš kelionių, kur maksimaliai šalta buvo ir atvykus į patį jau tašką, kur mes atvykome, nieko daugiau nesinorėjo, tik tai sušilt, persengti ir sušilt, nieko daugiau. Svarbiausią dalyką papasakot, tai mes tada, kai važiavam žiauriai sušalę ir Deimantas bandė atrasti tą aukso viduriuką, kai važiuoja, stabdo, kad kuo greičiau nusigauti iš Šilutę. Vienu momentu tiesiog girdžiu ir Deimantui lyg ir šiluminis klynas, lyg ir kažkas kito. Mums tiesiog, jau net nežinom, ką daryti tokiu atveju, kad viskas būtų gerai. Ir aš tada taip išsitraukiu iš kuprinės, Deimantai, mes keičiam žvakį, jūs neįsivaizduojat, aš jaučiausi kaip per Formulę 1 žvakės pakeitimas. Greitai įrankis iš niekur nieko atsirado, žvakė išsukta, žvakė kitą insukta, Deimantai, mink. Jo, užsivedė, go. Važiuojam toliau ir mes tada pasiekėm Šilutę, sustojom kažkokiam tai viešbutį, ten ir pavalgėm, ten ir sušilom, ten ir pusryčiavom. Ir jau viską matėte jau šiame vaizdo įraše, ką mes darėme. Tai mes atsikėlėme iš pačio ryto. Mes anksti ganėtinai atsikėlėm irgi, man reikas apie 8 ir atsikėlėm 8:30 gal. Ir iš tikrųjų mes kaip atsisėdome, tada ir buvo rugsėjo 1, nes mes ir nuvažiavome prie mokyklų, pasidarėme nuotraukų. Ir kažkokių tai didelių vadinamų key momentų nelabai buvo. Viskas tikrai buvo sėkmingai. Dviračiai negedo, užsipilėme kūro, toliau važiavome ir tada mes pasiekėme Klaipėdą, kur pasidarėme jau irgi nuotrauką. Ir tada važiavome iki tos mašinos, kur buvo pakaitinis čiao. Ir mes visą tą kelionės maždaug tos dienos eigoje kalbėjome, kaip norėtume nuvažiuoti į... Persikelti su keltu ir nuvažiuoti tiesiog pasivažinėti. Galbūt iki Juodkrantės, galbūt ne, bet pasivažinėti tenais kažkur. Aišku, iš karto užbėgant už akių, reikia pasakyti, kad ten negalima to daryti buvo. Faktiškai mes negalėjom ten dviračių takais važinėti su jais, bet mes važiavom, kaip ir žmonės reagavo visiškai ramiai, tai nebuvo, kad ten žmonės kažkaip mūsų žiūrėtų keistai, piktai ar kaip kitaip. Ir mes ten nelabai ir greit lakstėm, galbūt, nebuvo taip, kad mes ten labai jau greitai lakstėm. Ypač prie dviračių pačių. Jo, adekvačiai, visiškai adekvačiai važiavom. Bet esmė yra ta, kad mes jau kai pasiekėme tą mašiną, mums buvo pasirinkimas arba imti kitą dviratį ir važiuoti su juo, vietoj Deimanto esamo dviračio ir važiuoti su juo iki pat tos Juodkrantės, bet kaip ir su dviračiu viskas pasidarė tvarkoj. Tu su juo išmoksti važiuoti paprasčiausiai. Pripranti. Jo. Pripranti prie jo. Visiškai jokios bėdos nėra. Ir tada mes jau, įsivaizduokit, 3 dienos,
kur non-stop tu važiuoji, tau nėra nuotaikos, tau genda, tu normaliai nesivalgęs, normaliai nesigėręs. Mes nuėjome, nuvažiavome, prie pat buvo čili pica. Ir įsivaizduokit, jau po tiek laiko, kai pagaliau normaliai valgai, mes užtrukom mažiau negu pusę dienos nuvažiuoti iki Klaipėdos. Grubiai mes užtrukom, gal net pusę dienos ir užtrukom, mes apie 3 kažkur ir buvom tenais, 2-3 ir buvom mes Klaipėdai, plius minus čia įmant. Ir mes valgėme būtent, aš ten pizzą pasiėmiau, dar kažką mes valgėme. Ir man viduje jau krūždėjo toksai, kur jau nebenori važiuoti, pykina žiūrėti tą dviratį. Bet žinot, kai jūs nusiteikėt nenorėti, tu randi visokių priežasčių dėl to nevažiuoti. Man žiauri, bet aš tikrai raudonas žiauriai buvau. Ne, mes buvom tikrai pavargę, perkaitę ir tikrai nesinorėjo važiuoti jau toliau, bet tas pats dalykas, kad jau taip arti tas tikslas buvo, kad tu Klaipėdai tą perkelą, ir aš pamenu įsijungiau navigaciją, perkelą už 2 kilometrų. Ta prasme, mums 2 kilometrai, mes persikeliam ir mes jau kaip ir vietą, mes jau davažiuojam iki jūros, žinai, taip pasidarom tą nuotrauką, žinai, viskas fainai ir atrodo, taip ranka pasiekiama ir kaip ir tu nori jau tą padaryti, bet kaip ir galvoji, blemba, tai čia dar 4 valandos namo, plus minus, ten 3-4, blemba, tai čia dar važiuoti, gal namo jau norisi, į lovą savo. Tas vidinis konfliktas toksai, kurį aš irgi sprendžiau visą laiką, bet aš ir buvau, kas pušinta pradėjo važiuoti. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mes tai padarėme. Nuvažiavome prie pat perkilos, turėjome tenais susiruošę pakaitinių gerų rūbų, kurių būtų gaila sugadinti. Jo, įsipurvint būtų gaila, ten tepalais kažkokiais, išpurvint persirengėm kaip žmonės, tvarkingai, šviesiai, gražiai, tvarkingai. Tiesiog jau tas toksai gentleman raidas turėjo būti, kur jau užtvirtinti, tiesiog garbės ratą apvažiuoti. Bet taip ir gavosi iš tikrųjų. Jo, mes išvažiavome, bet juokingiausia yra tai, mes persikėlėme su tais dviračiais. Iš tikrųjų, dviratininkų labai buvo daug. Jo. Ir gan pigiai gavosi, 1,70 pirmyn atgal persikėlėti su dviračiu. Ir dar vienas momentas buvo, mes persikėlėme, nuotaikos geros, jau išvažiavome į tokį asfaltą, kur važiuoja mašinos. Ir aš galvoju, plemba, jau persikėlus, reikia dieną, tokią gerą vienkę išsikelti. Aš įsikeliu ant vieną ratą, važiuoju ir kažkaip, aš ten persiverčiu ar ką, žiūriu, kad nesigauna, nuleidžiu aš ant vieną ratą važiavimą ir iš karto ar muitinė, ar policija važiavo. Man rodos policija, kiek pamenu, policija man regis važiavo tuo momentu. Deimantas sako, čia buvo, ir šiaip aš nebuvo tų momentų, kur aš ten kilnočiau ant vieno rato, nes visą laiką būni su kuprinė, dar kažko nenori pamesti. Esu vieną kartą padaręs pas Jakubavičių tenais Kaune ir būtent šitas antras momentas buvo prie tos perkilos. Ir Deimantas man sako, čia yra vienintelis momentas, kol nepametė į visų savo kategorijų teisų, nes ten būčiau viską padėjęs. Kas svarbiausia, būtum viską padėjęs, būtų dar ten už registracijas ir panašiai, čia vėliau biškai aptarsim, bet už tai irgi būtų nubaudę ir atrodo, ta kelionė visa kaip ir gavosi. Ir vienas mažas momentas ir viską galėjau nurašyti, kad visą gyvenimą toliau galvoju, kam reikėjo tai daryti, žinai, kam reikėjo važiuoti, iš vis nereikėjo važiuoti, būtų nebuvo to dalyko. Bet ačiū Dievui, kad nebuvo, nenubaudė ir viskas. Jo, ir tada mes važiavom visą likusį kelią link Juodkrantės, irgi kažkokių tai įspūdingų momentų nebuvo. Man labai patiko, kad žmonės nežiūrėjo kaip į priešą, kai mes važiavome tais dviračių takais. Nes, pripažinkim, mano dviratis labai garsiai dirba, tai girdisi iš visų vaizdo įrašų, Deimanto dirba tyliau. Bet visi tikrai su šypsenom daugumą žiūrėjo, kiti tiesiog iš nuostabos. Arba neutraliai tiesiog. Neutraliai. Ir tada mes nuvažiavome į laukinį pliažą, kur tikrai mes sąžininkai galiu pasakyti, užsigesinę dviračius minėm. Nebuvo momentų, kad važiuotume per patį pliažą. Kaip ten sunku buvo, aš dabar pamenu, kaip sunku buvo minti. Bet mes minėm iš tikrųjų, mes minėm. Sąžiningai. Labai ir tai buvo blogiausias sprendimas mūsų, iš tikrųjų. Ir po to jau nuvažiavome iki pat Juodkrantės ir realiai mes įveikėme tą mūsų galutinį tikslą ir mes iš tikrųjų pašnekėjome apie patį gyvenimo būdą, pajūrio gyvenimo būdą, kaip patys žmonės tenais kraustosi gyventi arba tiesiog kiekvieną vasarą važiuoja praleisti laiką. Ir aš pamenu, kai mes darėmės nuotrauką būtent prie jūros, tai ir buvo tas normalus apsikabinimas, kur pagaliau mes įveikėme tuos, apibendrint galima sakyti, kad mes įveikėm grubiai 500 km. Gavosi 470. 473, jeigu neklystu, kažkas tokio gavosi. Ten kažkur dar turbūt rastume, užsirašę, man rodos. Tada mes skaičiavom ir gavosi kažkokie 473, jeigu neklystu. Aišku, dar vienas highlightas buvo tam irgi pliaže, ant kiek, kodėl iš vis prasidėjo pokalbis apie tą visą Klaipėdos gyvenimą, tokį prie jūros. Kadangi kol mes darėmės nuotrauką, tai iš tolo matėm, kad eina kažkoks vyrukas tempęs dviratį.
Ir kai jis pradėjo artėti prie mūsų, mes pamatėm, kad vyrukas yra galimai nuogas. Kai jis priartėjo dar arčiau, mes pamatėm, kad jis 100% nuogas. Visiškai. Kai jis praėjo pro mus, mes supratom, kad jam visiškai nesvarbu tai, kad jis yra nuogas. Ant kiek atsipalaidavo žmogus, aišku, vyresnio amžiaus jau, bet labai atsipalaidavo žmogus. Ir tu galvoji, kur yra ta ramybė ir harmonija gyvenime, kurią tu pasieki. Kad tu gali va tiesiog eiti per pliažą visiškai nuogas, absoliučiai, ir tau maksimaliai tai nerūpi. Tu tiesiog džiaugies tuo momentu. Tai pagalvoji, kad toks labai sentimentaliai gražus galbūt momentas, kad paskui prisiminsi gyvenime ir galėsi sakyti, kad va čia buvo ten toks momentas, kur tu per daug nesirūpinai. Ir jau ta kelionė visa kaip ir buvo jau praeitį, mes jau kaip ir nuvažiavom, kaip ir dar tas nuovargis yra, bet kaip ir jau žinai, kad viskas, mes persikeliam, važiuojam namo ir visą tai baigsis. Ir kažkaip labai man susikoreliavo šitie du momentai, kad galvoju, va žmogus atsipalaidavęs ir mums kaip ir buvo jau viskas atsipalaidavimas ir mes savo tikslą pasiekėm ir jį įgyvendinom. Turbūt tai svarbiausia buvo tuo momentu. Jo, ir iš tikrųjų dabar galime mes netgi ir apibendrinti tą kelionę. Apie kelionės tikslą. Geriau man pasakyk, koks iš tikrųjų tavo nuomonė buvo mūsų abiejų, jeigu taip suapvalinus, kelionės tikslas. Ir ar tu manai, kad mes jį įveikėm? Aš manau, kad įveikėm, todėl kad mano akimis tikslas buvo visų pirma, tai buvo kaip ir ta pagrindinė mintis, nuvažiuoti prie tos jūros. Ir galbūt, kas tikslas atsirado kitas eigoje, apie kurį mes kalbėjom, kai stovim prie tos parduotuvės, kai galvojom, kad viskas jau nečytint, nesinaudoti jokią pagalbą iš šono ir panašiai. Toks principialus momentas, kad mes žinojom nuo pat pradžių, kur mes galimai velsimės. Ir įsivėlėm į tai, į ką ir turėjom įsivelti, pastovius gedimus ir panašiai, kadangi technika dėja yra tokia, jinai yra amžiuje ir jinai nebuvo paruošta tam, faktiškai nebuvo atkreipta galbūt per daug dėmesio, į ką turbūt kitiem reiktų atkreipti dėmesį darant, kad jeigu jūs norite važiuoti, nepatingėkite, susirinkite iš naujo, persirinkite tą variklį, dėkite tvarkingas geras detalės, žinomų gamintojų, teisingai, žinomų gamintojų ir taip, o kam dėti tą karburatorių į tokį motorinį dviratį ten už 60 eurų, jeigu veikia už 20 eurų, veikia, kaip ilgai, nieks neatsakys, pradės neveikti tada, kada labiausiai norisi, kad veiktų. Tai man bent jau asmeniškai atrodo, kad tikslas buvo pasiektas tuo, kad mes sugalvojom, išvažiavom, nuvažiavom, grįžom atgal. Viską darėm pagal planą, faktiškai neturėjom jokių čytinimų ir kažkokių apėjimų, neturėjom iš tikrųjų iš vis jokių. Ir aš manau, kad čia gražiausias yra dalykas, kad net ir gali pasirodyti, čia tokia ir ta kelionė, nieko čia sunkaus. Bet kiekvienam reiktų pabandyti pačiam, galbūt vienam čia būtų lengva, kitam būtų sunku. Tai aš bent jau didžiuojuosi tuo, kad mes padarėm tai, nuvažiavom ir turim gerų prisiminimų, apie kuriuos dabar dalinamės iš tikrųjų. Ir galbūt galimai, pamatysim ateityje, gal įkvepiam kažką, kas irgi važiuosi tą patį. Atidarėm tą tokį dar vieną alternatyvę kelionę, kurią galima pasinaudoti. Kas keliauja su dviračiais, kas ten su keturračiais. Galbūt dabar bus motorinių dviračių keliautojų grupė. Ką gali žinot, tai mes būsim kaip ir pradininkai ilgesnės distancijos. Jo, ir man dar visą tą laiką, kol tu man pasakojai, man tokia kribždėjo mintis viduje, ką daryčiau kitaip. Ir aš galvojau, ką imčiau kito, ką daryčiau, kaip ruošiaus. Gerai, tai, kad man pasisekė, jog mano dviračių visiškai jokių bėdų nebuvo per visą tą kelionę. Bet kitą kartą, nes mes iš tikrųjų kelis darėm key momentus, mes su tais dviračiais esam važiavę aplink Vilnių kelis kartus, bet tai nėra ta kelionė aplink Vilnių, kur tu išbandai tą dviratį taip taisyklingai. Visiškai manau, kad netgi nesulyginama. Fiziškai mes nepasiruošėm tai kelionė, nes mes nebuvome ant dviračių taip atsisėdę ir nuo ryto iki vakaro važiavę. Ir iš tikrųjų organizmui mūsų tai buvo labai didelis šokas. Nepasiruošimas, būtent to maisto neturėjimas, tų medžiagų ir taip toliau, nes mes realiai bitom angliavandeniais visais, kad mes ir cukrum. Labai prastai maitinomės, tai maksimaliai prastai ir vat ką galite paimti pavyzdį iš mūsų. Pasidarykite normalų maistą. Tai ir su savim turėkite kažką užkasti, kad visą laiką turėtumėte energijos, kažkokių tai gerų medžiagų, vaisiai visokie, tu ten neprisidėsi pilną kuprinę bananų, bet tu gali kažką ryte, mes net nestodavom nusipirkti. Kodėl mes to nedarėm? Todėl, kad mes visą laiką galvom, kad netilpsim savo tiesiog laiką ir kadangi prasidėjo po to bėdos, tai jau tau būdavo ne iki maisto, tu nori kuo greičiau susitvarkyti. Ir tai, kad mes prisikimždavom tikrai sočiai, skaniai, vakare ir eidavom miegoti, turite atsikeli, tu dar esi toksai pavalgęs, tau viskas gerai. Įsidienojus, tu jau pradedi jausti alkį. Vakarop, tu jau jauti normaliai tą alkį ir kai tave dar puola bėdos visokios, tas labai koreliuojasi vienas su kitu ir tu pradedi jausti didesnį nuovargį dėl to. Tai aš manau, kad reiktų mitybą labai, pasirinkti. Kitą kartą važiuojant, turi sustatyti visą mitybą tam, kad tau būtų lengviau tiesiog važiuoti. Toliau, kaip ir aš minėjau prieš tai, manau, kad protingiausia yra tai žinoma, iš pradžių persirinkti,
Patestuot galima sakyti, aš norėjau labai paminėti, kad reiktų pasitestuoti, bet tu teisingai pastebėjai, kaip jį patestuoti. Tokiom apkrovom. Tai testavimas ir yra važiavimas faktiškai va tokį atstumą. Tu niekaip kitaip negalėsi išvažiuoti užtikrintam ir gal net ir gerai, kad mes važiavom neužtikrinti, nes mums tikrai prireikia tų detalių. Kitu atveju galbūt būtų, tai čia gal neimti, taigi viskas ten tvarkoja su to karbu, kam čia imti kitą. Karbas tai jau tikrai nesugės, kas ten gali sugesti. Praktika rodo, kad gali sugesti. Ir tu neatspėsi, tai jau geriau tu daugiau pasiėmei tų detalių, mažiau pasiruošiai tą patį daiktą, jos susiduri su problemom, gal dabar atkreipi dėmesį į detalės, kurias pasiėmė. Bet reikėtų žiūrėti irgi paprastai, tai vis dėlto yra visų pirma dviratis motorinis ir reikia prisiminti jo amžių. Tai reiškia, jis gamintas tada, kada viskas tvarkėsi labai primityviai ir paprastai. Tai mes ties tuo ir judėjom, todėl mūsų logika ir buvo, tai važiuos nauju cilindru, turėtų važiuoti, taigi užteks jam, žiedai yra, važiuos. Ir mes buvom teisūs, be problemų. Netgi galima iškelti klausimą, ką imčiau kito, bet šitoks yra universalus klausimas, tu niekada nežinai, kas tau gali, mum kelionę po aukštie padangas proga, mums reikėjo padangos. Tu nesiveši viso realiai atsarginio dviračio. Niekaip. Tau gali kibirkštis dingti. Tai ačiū Dievui, kad mums nedingo kibirkštis, nes mes nebūtume jos ieškoję paprasčiausiai. Nebūtume ieškoję tikrai. Kibirkšties nenusipirksi parduotuviai. Turgui. Gal iš to būtent ką būčiau pasiėmęs, tai galbūt ta apranga iš tikrųjų būtų labai didelį davę bonusą. Galbūt kažkoks papildomas žibintėlis, žinai, kaip būna paprastų dviračių žibintai. Kad matytųsi. Tai čia iš tokių dalykų, bet iš detalių tu čia realiai neatspėsi. Mums pasisekė, kad mes turėjom visko, ko mums galėjo prireikti. Tai reiškia kūro žarnelės, kurias naudojam, filtriuką tikrai naudojam, karburatorių naudojam, cilindrą naudojam. Mes viską išnaudojam faktiškai. Viską, bet mes daugiau nieko papildomai nebuvom. Transmisijos turėjom detalių, bet nenutiko nieko. Bet daugiau mes nieko neturėjom. Apart žvakių. Jo. Tikrai, realiai mes dar turėjom atsarginę transmisiją, kurios nepanaudojom. Tai ne diržas, neplyšo nieko, iš vis nebuvo. Šiaip iš tikrųjų netgi dabar va kalbant, kol tu kalbėjai, pagalvojau, kad jeigu net ir mes turėtume dar daugiau tų detalių ir jis būtų mus išgelbėjęs dar kažkaip kitaip, mes sukomės iš to, ką turėjom, tai reiškia priiminėjom sprendimus tokius, kokius galėjom tą sekundę priimti, tai ir gerai labai gavosi. Ateičiai, kaip mes padarėm iš Aukštaitijos, tarkim, padarėm tokią kaip, išvadą. Kodėl sprogo padanga? Todėl, kad buvo per daug svorio ant tos padangos. Bet tai mums padėjo šitoj kelionė, nes mes būtume persikrovę šią kelionę. Taip, būtent ir būtume sprogdinę padangas, todėl mes padarėm išvadas ir jau važiuodami į Klaipėdą mes jau nebesikrovėm tiek. Mes labai iš tikrųjų gali atrodyti pas mus ten ant bagažinių, kad išsipūtusi tos kuprinės. Iš tikrųjų, žinokit, ne, jos tikrai daug nesvėrė tos kuprinės, tu galėjai drąsiai su jom važiuoti. Net mes ant pečių jų nedėjom, nes skauda pečius, jau praktika parodė nuo tų kuprinių, bet šiaip jos nebuvo sunkios ir netgi dabar žiūrint atkreipiu dar kartą dėmesį, kur matosi galinis ratas, spaudimas jo. Jis net nesusėdęs, iš tikrųjų neišsitaškas kaip blynas tas ratas, ten nebuvo svorio labai daug. Tas pats ir svorio paskirstimas būtų galima ir į priekį tą svorį mesti. Jo. Bet gerai, o tada kitas dalykas, šios kelionės metu mes labai turėjom daug tokių momentų, kur tikrai galėjom labai stipriai susipykti, nes, nuovargis, nesiseka, alkis, visi šitie momentai tik tai dedasi ant to viso pykčio. Jo, bet nebuvo. Tai va būtent, čia yra tas paslėptas klausimas, kaip manai, dėl ko mums pavyko šitoj sekundėje nesusipykti. Nes tikrai buvo momentų, kur aš tikrai norėjau tave liaudiškai pasiūsti. Pas mus negalima sakyti to į kamerą kaip reklamą. Bet supratai, kur aš tave norėjau pasiūsti. Bet negalima ir sakyti to mano atsakymą į kamerą. Aišku, galima, žinoma. Tai viskas yra labai paprasta. Kiekvieną vakarą, ką mes darydavom? Mes darydavom kaip mini aptarimą dienos. Mes atsisėsdavom, čia kvaila būtų slėpti, mes abudu esam suaugę žmonės, įstatymai mums tą leidžia. Mes skaniai pavakarieniaudavom, išgerdavom šiek tiek tauriųjų gėrimų, sakykime taip. Ir mes padiskutuodavom, tai tas pyktis kažkaip ir, jis buvo visą laiką ties susierzinimas momentinis toksai, kur tu supranti pats, kad tai yra momente. Tai nėra, kad kažkaip tu globaliai ant žmogaus pyksti, tu pyksti ant situacijos, ant dviračio, ant visko, bet tu logiškai supranti, kad žmogus šalia tavęs tau nieko nepadarė. Ta prasme, jis nieko neįtakoja šitoje vietoje. Netgi ir galima sakyti, tu ten paėmėjai ką arba prastą. Taip, ne, o ką tai pakeis? Mes turim situaciją, mes turim iš jo suktis. Tai gal mums tai ir padėjo, kad mes labai panašiai tai žiūrėjom. Ir aš manau, kad vakare irgi tas poilsis, nes jeigu tu pabaigtum taip dieną, žinai, nueini į lovą, ten visas. Neapkalbėjęs jos su tom visom mintim. Tai taip ir atsikeltum su jom kitą rytą, o mes apkalbėdavom, aptardavom tą visą dieną, aišku, ten tie aptarimai nereikia slėpti, nebūdavo labai ilgi, dažniausiai temos nueidavo kažkur kitur, bet ten 10-15 minučių. Skirdavom tikrai tam.
kol laukia maisto, pakalbėjom, viskas. Tęsi toliau, mes pakeitėm temas, atsikėlėm ryte, mes turim naujus tikslus, žinom, ką turim padaryti šiandieną, mes tą ir darom ir viskas. Netgi tas vakarinis pokalbis iš tikrųjų yra toks kaip pabėgimas nuo realybės, žinai, nes ta realybė iš tikrųjų yra varginanti, kai tu žinai, kad tavęs laukia tas pats rytoj, nu sakykime, apie Jurbarko situaciją, tu žinai, kad tavęs laukia tas pats nuovargis rytoj ir dar poryt, ir tu tam nesi pasiruošęs. Jo, iš tikrųjų. Ir tu, ypatingai antrą dieną, kai mes važiavom, aš dar galvojau, o kas rytoj bus? Vat, gerai, šiandien buvo jau labai smagu, kas rytoj bus? Vat, kas mūsų laukia rytoj? Kas mums paruošta yra? Ir tą trečią dieną tu važiuoji ir galvoji, nu negali būti, kad tu da važiuosi be problemų. Nu neįmanoma, nu negali būti. Ir tu važiuoji kiekvieną kilometrą pagalvoji, kas dabar nutiks, kas dabar? Ir iš to pradedi ieškoti jau defekto. Jau prasideda, kad kažko lyg ir trūkčia, niekas ten netrūkčia, bet kažko lyg ir nedadirba. Ir tu pradedi šitus dalykus ten sukti, galvoje sukti, ir tu nepastebi kaip, tai tu jau Klaipėdoje, tai viskas, tai tu da važiavai. Tada nuvažiavam į Juodkrantę, pavažinėjom tenais, važiuoju atgal, galvoju, nu dabar gražus momentas, jeigu va dabar užklynytų jisai, viskas pasibaigtų. Ir kitas kadras tu jau prisimintų keltę. Tipo, jis neužklynijo. Da važiavai iki maštų, tu pasikroji, jis neužklynijo. Tu atsivežė jį atgal namo, iš ko jis neužklynijo. Jis važiuoja toliau. Ir dabar iš tikrųjų jam yra dėtas naujas duslintuvas, naujas karburatorius, Deimantas viską sudėjo. Šį kartą įdėjom kokybišką duslintuvo ir karburatorių. Ir prasivežiau aš tą dviratį pas save į Ukmergę. Jisai dabar atlaikė 10 km visiško kankinimo. Ne, tiesiog važiavimo, kankinimo, ne, ir viskas tvarkoj. Viskas jam yra tvarkoj. Aišku, jeigu nuimtume tą galvos tarpinį, kurį dabar yra dėtas, jisai galbūt dar geriau važiuotų, arba, atvirkščiai, gal net ir blogiau važiuotų. Arba trumpiau. Arba trumpiau, jo. Bet pašnekėkime apie techninius aspektus visos šios kelionės. Vis tiek apie skaičius, vis tiek kažką tu įsivaizduoji. Koks buvo mūsų vidutinės greitis, kiek mes išleidome ant kuro ir visus kitus dalykus, kiek mes aplamai išleidome visai kelioniai ir kiek, kas ir būtent yra tas motorinis dviratis. Šiaip iš tikrųjų, jeigu taip paimti sausą tokią labai statistiką, tai vidutinis greitis gavosi mūsų apie 32, bet suapvalinkim iki 30, nes čia toks, žinai, tram 2. Grubiai galite iš karto, jeigu kas nors norėsite keliauti, sakysit, oi, čia aš pamatavau GPS-ų, pas mane važiuoja KEM 5. Super. Vidutinis greitis bus 30. Kažkur tu važiuoji greičiau, kažkur tu lėčiau važiuoji. Tas dalykas visas irgi labai įtakojantis yra, jūsų keliai pasirinkti. Mes važiavom tais brūzgynais. Tu ten nevažiuoji dugnu, tu važiuoji realiai ten pusę greičio. Momentai buvo, kur mes stovėjom tiesiog. Ir tiesiog vos net tu stumiesi, kažkur tu važiuoji greičiau šiek tiek, kažkur tu sustoji. Ir tu išvedi tą vidutinį greitį. Kūrų, aš netgi specialiai vakar dėliau, kiek kūrų. Aš nesudėliau daugiau 17 litrų. Išdegintų. Aš ten eurai skaičiavau, buvo 25 eurų. Tai va. Nes mes per pusę mokėjom, tai man atrodo, aš ne kelis kartus mokėjau, tu kelis kartus mokėjai 12,5 eurų, tai sakau kažkas palei 25. Tai kai pagalvoji, šiaip transporto priemonė yra pigi. Labai, iš tikrųjų labai pigi. Ar jinai yra tinkama tokiai kelioniai? Ir va čia nuo nusiteikimo labai priklauso. Vienam bus netinkama. Mano akimis, pavyzdžiui, ar tiesiog palsėti prie jūros, ten į Palangą važiuoti, aš pirmas dalykas, ką rinkčiaus motorinį dviratį, kad ne. Bet jeigu tu važiuoji su kažkuo, tu važiuoji tam, kad pasivažinėti, reikia suprasti, kodėl šita kelionė yra graži. Jūs galite važiuoti to pačiu motoroleriu, jūs galite važiuoti motociklu, automobiliu. Tiek, kiek jūs pamatysit su motoriniu dviračiu, jūs vargu ar pamatysite su kita transporto priemonė. Na, su dviračiu galbūt. Tačiau su dviračiu, jeigu jūs važiuosite plentiniu, jūs nevažiuosite brūzgynais. Jūs nebeturite fizinės tokios galimybės, nes jisai ten nevažiuoja. O su motoriniu dviračiu jis šiek tiek universalesnis, plus jisai taupo jūsų jėgas. Jūs galite pamatyti tokių vietų, kokių jūs nematėt. Visi mėgsta labai keliauti į užsienį, pamatyti pasaulį. Bet tai Lietuva irgi yra, ką pamatyti Lietuvoje, tu gali po Lietuvą pakeliauti. Ir pavyzdžiui, aš asmeniškai savo atidariau daug gražių naujų vietų, kur aš net neįsivaizdavau, kad mes turim tokius gražius ten peizažus ir vaizdus. O atrodo, tiesiog važiuoju vidurio Lietuvoje, kuri, kaip ir tipo mažiausiai įdomi. Ne, jinai yra labai įdomi. Tai kaip transporto priemonė, aš manau, kad jinai yra smagi, bet labai priklauso nuo kompanijos ir tavo pačio nusiteikimo. Jeigu tu skaičiuoji kiekvieną sekundę ir tau tikslas yra nusigauti kuo greičiau, mes abu suprantam. Nesižvalgius, kas aplinkui darosi. Čia nesąmonė, tada nesirink tokios transporto priemonės. Jeigu tu turi laisvas kelias dienas, tu turi noro, tu turi ten kompaniją ar bent jau vieną žmogų, su kuriuo kartu važiuoji, tu gali turėti labai neblogą tripą, kokį mes turėjom, kurį 100% prisiminsi visą gyvenimą. Tikrai niekada nepamirši. O pinigais tai čia kiekvienam labai skirtingai gausime, tai mes ten
jeigu valgydavom normalioj vietoj, ten tu nežiūri į kainą, ką tu perki. Tas pats ir su viešbučiais. Būtent, tu žiūri, kad būtų komfortas, kadangi tu visą dieną, sakykime taip, dirbai. Atitaupėjai ant Jo. dviračio Va kuro būtent. ir maistą. Tai tu jau naktį, tau jau nebesvarbu, tu nori valgyti, neškit man viską, ką turit, nesvarbu, kiek kainuoja ten, kas, duokit man. Tai čia kiekvienam skirtingai, bet jeigu taip jau grubiai įmant, ten 105 eurų gal žmogui, ta prasme, nieko. Tai kaip ir gaunasi, kad mes ganėtinai pigiai prasisukom, pigiai, ilgai ir labai labai įdomiai. Bent jau man taip atrodo, kad labai įdomiai. Mes po to esam su tavim kalbėję, kad gal būtų smagu dar toliau. Tipo, dabar jau būtų smagu dar įdomiau, bet aišku, čia jau prasideda ribojimai su valstybėmis, su sienomis, su policija ir panašiai. Jo, tai dėl tos policijos irgi galima paštikėti. Motoriniam dviračiam, kurie važiuoja iki 25 km/h, jiems visiškai nieko nereikia. Ir būtent čiao dviračiai, kai kurie, būtent tokie ir yra. Tai vieni būna, kurie su dokumentais 1 kW, jie puikiai atitinka. Ir ta prasme, jeigu tu turi rodantį dokumentą, kad jis yra 1 kW, tau nieko nereikia. Arba jeigu jis yra MOFA variantas, kuris važiuoja iki 25 km/h greičiu. Ir per visą šitą kelionę, visi čionais grupėse parinasi dėl būtent tų dviračių, čia policija sustabdys, atims, jisai vogtas, nieko nėra. Mes neturėjome, mes važiavome pro Aukštaitiją, važiavome ne kartą pro policiją, važiavome dabar realiai, mes per visą Lietuvą esame pravažiavę. Aš dar turėjau atskirą kelionę po Žemaitiją pačią, su draugė, kur važiavom irgi pro policiją prasilenkėm, visiškai nėra bėdų. Jeigu tu atrodai kaip adekvatus žmogus, kuris su kuprinė normaliai apsirengęs važiuoja, ne kaip girtas žmogus. Plus prisimink šalmai. Ir labai šalmai. daug duoda. Jo, nes mes paklausėme iš praeito vlogo, daug kas komentaruose rašė, kad būtent po Aukštaitijos, kad tų šalmų reikia. Ir iš tikrųjų buvo momentų, kur tau taip niešti galvą nuo to šalmo, nuo prakaito, kad tu nori nusimti, bet tai buvo turbūt vienas iš geriausių dalykų, ką mes buvom užsidėję, vien kaip mes atvaizduojam save kaip pavyzdį kitiems vairuojančiams tą transporto priemonę. Ir netgi taip jau subendrinus viską, aš manau, kad tos policijos nelabai pas mus ir buvo vien todėl, kad šiaip galima pagalvoti, gerai, mes jos nesutikom, bet tarkim žmonės galėtų iškviesti policiją. Čia važiuoja kažkokie tai neadekvatus, bent prisimenant, kaip mes Šilutę važiavom naktį. Tikrai, ten būtų labai logiška, jeigu policija būtų. Bet jie mato, kad važiuoja 2 žmonės. Jo, gali sumaišyti, kad jie ten jauni. Privažiuoja arčiau, matai, kad žmonės yra jau ten ne po 15-16 metų, su šalmais, važiuoja pas vieną ten telefonas kabas, navigacija, kuprinės didelės. Atšvaistinės liemenės. Jo, liemenės. Akivaizdu, kad žmonės važiuoja pasiruošę. Keliauja. Tiesiog, keliauja žmonės. Tai dabar kviesti policiją, nelogiška. Tas pats, manau, ir iš policijos pusės. Mes, man rodos, esame matę kelis ekipažus sutiko, man regis. Bet, jie visiškai ramiai mus reagavo, jiems visiškai neįdomus mes buvom. Ir aš po to supratau, kad, suprantu kodėl. Todėl, kad, jie keisti. Jie tiesiog važiuoja, jie keisti. Tegu važiuoja, žinai, kokių tik žmonių nėra pasaulyje. Vieni keliauja ten su dviračiais per pasaulį. Tai į mus žiūrėjo tiesiog kaip į keliauninkus ir netgi nenustepsiu, jeigu mus dar palaikė net nelietuviais, kai kurie, kad galvoja, čia gal keliauja hebra iš kitos šalies iš viso. Tai aš manau, kad jeigu jūs irgi pasirinksite keliauti su tokiais dalykais, tai jeigu teisingai ekipuotė, tai aš nemanau, kad ten pareigūnai daug jums turės pretenzijų, bet aišku. Plus mes minom juos, jie kaip elektrinė atrodo iš kitos būtent pusės. Ir vairavimo stilius, kaip galėjote matyti visam video, kad mes laikomės dešinės pusės. Jeigu važiuojam keliu, dešiniai pusė. Jeigu jūs ten laviruosite zigzagais po kelią ten ir norėsite ten sportiškai važiuoti, tai žinoma, prisikabins pareigūnai. O kai tu važiuoji ramiai šalikeliai, stengiasi netrukdyti srautui ir eismui, nelabai yra priežasčių prie tavęs kabinėtis, iš tikrųjų. Tai jeigu jūs pasirinksite keliauti, tai apžvelkite tokius variantus, kad važiuoti labai tvarkingai kelių eismo taisyklėmis. Kitu atveju nenustepkite, jeigu jūs nubaus, bet nubaus ne už tai, ne už patį daiktą, o nubaus už tai, kad jūs nesilaiko tų taisyklių ir pritraukia dėmesį į save. Tai ar važiuotum dar kartą? O jo, gal tuo pačiu maršrutu, tai ne, gal jau kažkur toliau. Aš važiuočiau toliau kažkur. Iš tikrųjų būtų smagu... Savaitę skirti tam. Jo, jau bet ta prasme jau taip neskubant. Kad tu galėtum jeigu mes būtume neturėję tų nuovargio priepuolių ir tų gedimų, tai būtų buvus pati geriausia kelionė. Bet man būtų įdomu, ką mes būtume 3 dieną veikę su tiek daug laiko. Vat būtent, čia būtų klausimas, gal ta kelionė būtų sutrumpėjus, žinai, nes būtų atsikelti 3 dieną, blemba, tai gal varom namo, čia grįšim dar anksti, žinai, ten darbus pasidarysim, panašiai. Tai aš manau, kad gal ir gerai gavosi, kad 3 dieną mes ten buvom popiet jau Klaipėdoj, pasivažinėjom tas kelias valandas, kiek mes ten trukom, 2 valandas. Ir grįžom ir mes ten, kada 9 namie buvom, plus minus 9, man regis, vakaro jau buvom Vilniuje, jau man regis viskas, jau į namus įdinėjau kažkur po 9 šiek tiek.
Labai super gavosi, timingų labai super viskas gavosi mano akimis. Aplamai ir čionais realiai toks, kaip čia, įspaudas gyvenimui visam laikui realiai. Tai labai džiaugiuosi, kad tu buvai mano Aš negaliu, atsargiai. kelionės palydovas. Ir ačiū Jums visiems, kurie žiūrėjo šį vaizdo įrašą, kurie skyrė tiek daug laiko išklausyti visus mūsų istorijos dalykus, pavadinkime tai. Ir ačiū, kad žiūrėjot. Turbūt susitiksim gal dar vieną kartą. Ir aš dar pridėsiu nuo savęs, kad žinoma, smagu, jeigu atsiras žmonių, kuriem pasirodys įdomu apskritai tai paklausyti, kadangi viena yra žiūrėti visą tai, bet kai tu dar išgirsti tas nuomonės šalia to, kad tu matai, aš manau, kad visada tai papildo, galbūt kai kurie apsispręs labiau, gal kai kurie supras, blemba, ne, aš nenoriu. Man čia atrodo iš video labai fun, bet važiuojant labai ne fun, vat, kai jūs papasakot, o kitas galbūt sakys, blemba, iš video atrodo ne taip linksma, dabar paklaus linksmiau. Tai jeigu jums patiems patinka toks formatas, jūs visada galite tai išreikšti komentaruose, parašytai, ir jeigu tai jums įdomu, tai mes padarysim dar daugiau, yra ką čia apkalbėti, čia apie mopedus galima kalbėti amžinai. Tai ką, ačiū visiems žiūrėjusiems ir iki kito karto. Iki kitų kartų, viso.